Labą dieną ir sveiki gyvi atvykę į šią nuostabią Vilniaus vietą. Labai džiaugiuosi, kad susirinko ne tik kolegos žurnalistai, žiniasklaidos priemonių vadovai, redaktoriai, bet dar smagiau, kad atėjo ir tie žmonės, kurie dirba su žmogaus teisų tema, kurie dirba gindami žurnalistus, kurie priiminėja politinius sprendimus ir ne tik mūsų kolegos iš Lietuvos, bet taip pat turim svečių iš Ukrainos. Šiandieną diena mūsų renginiui turbūt yra kaip niekada simboliška, nes bent jau Lietuvoje mes turim unikalią galimybę švęsti, minėti ir progą pakalbėti apie žurnalistiką ir žiniasklaidą, dėl to, kad gegužės 3 yra pasaulinė spaudos laisvės diena, bet kas dar svarbiau, mes turime gegužės 7 spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. Tai tos dienos išvakarėse džiaugiuosi, jog iš tikrųjų radome būdą ir laiką susirinkti, pasikalbėti apie ne šiaip žiniasklaidos reikalus, bet žiniasklaidos laisvės ir ypač tam kontekste, kuris labiausiai kelia nerimą, tai yra karas. Ir aišku, istoriškai taip susiklostė, kad Lietuvoje 96 metais atsirado visa ta žiniasklaida, kokią mes šiandien turime. Nepriklausomas visuomeninis transliuotojas iš valstybinio tapo visuomeniniu. Valstybės valdomas, savivaldos valdoma žiniasklaida tapo nepriklausoma. Ir kas labai smagu, Teisingumo ministerijoje buvo panaikinta spaudos kontrolės valdyba. Nors, atrodo, tiek metų praėjo, iš spaudos kontrolės valdybos perėjom į tą visą kitą supratimą, kai Teisingumo ministerija ir konkrečiai Teisingumo ministras inicijuoja diskusijas apie žurnalistų teisų gynimus. Nuo ką daryti, jo galėtume spaudos laisvės aktą užtikrinti mūsų įstatymuose, apsaugant žurnalistų teisės, iki strateginių ieškinių ir paramos žurnalistams. Bet apie visą tai, mano galva, viena ar kita forma greičiausiai įžangos žodį pasakys pats ministras. Taigi, gerbiamas Rimantas Mockus, kviečiam sveikinimo žodžiai ir primenu 2 kanalai, lietuvių ir anglų, jie yra tiem, kam reikia vertimo įrangos. Prašau. Labadiena visiems susirinkusiems. Dėkoju už jūsų laiką. Gerbėmieji, šiandien noriu pasveikinti visus asamblėjos skirtos pasauliniai spaudos laisvai dieną paminėti dalyvius ir svečius, ypatingai žurnalistus, nuolat stiprinančius demokratijos pamatus. Spaudos laisvė – viena iš pagrindinių ES vertybių. Laisva, nepriklausoma žiniasklaida – tai esminis demokratijos požymis. Apribojus spaudos laisvę kyla pavojus mūsų visai teisė gauti objektyvę ir visapusišką informaciją, visuomenė netenka kritinio mąstymo laisvės, o viešoji nuomonė formuojama pasitelkus propagandos ir dezinformacijos priemonės. Man ypatingai džiugu, kad Teisingumo ministerijos renginyje dalyvauja Ukrainos ambasadorė Lietuvoje gerbiama Olga Nikičenko, taip pat kiti Lietuvoje reziduojantis ambasadoriai. Europos žurnalistų federacijos generalinis sekretorius Ricardo Gutierrezas, vienos svarbiausių tarptautinių organizacijų kovojančių spaudos laisvę ir žurnalistų teises Reporteriai be sienų advokacijos vadovas Pierre Degard, Ukrainos nacionalinės žurnalistų sąjungos pirmoji sekretorė Lina Kušč, Charkovo žurnalistų centro vadovė Ana Černenko, Lietuvos žiniasklaidos atstovai, teisininkai, kiti garbūs svečiai, kuriems svarbi spaudos laisvės tema. Dėkoju renginio partneriams Lietuvos žurnalistų sąjungai ir jos vadovui gerbiamam Dainiui Radzevičiui. Nuoširdžiai dėkoju nacionalinio transliuotojo Lietuvos Respublikos LRT generaliniai direktoriai Monikai Garbačiauskaitei Budrieniai, pagerbusiai mūsų renginį. Gerbėmieji, šiandien, kai Ukraina jau 4 metus kovoja už savo, mūsų ir visos Europos laisvę, Lietuva imasi visų galimų priemonių stiprinti Ukrainą, įsitraukdama į nacionalinius ir tarptautinius teisingumo srities formatus, imdamasi lyderystį siekiant ilgalaikės, tvarios ir teisingos taikos Ukrainai. Siekdami patraukti Rusiją atsakomybėn, Ukrainos ir tarptautiniai tyrėjai kartu ir toliau siekia užfiksuoti tūkstančius karo metu įvykdytų tarptautinių nusikaltimų. Šiandien matome, kad brutalaus karo Ukrainoje akivaizdoje ne tik kariai, bet ir žiniasklaidos atstovai kiekvieną dieną grūmėsi priešakinėse fronto linijose, neša sunkiai suvokiamą svorio psichologinę naštą, yra žiauriai kankinami ir žudomi.
Agresorius nelaisvėje mirtinai nukankintus ukrainiečių žurnalistės Viktorijos Roščinos atvejis dar kartą patvirtina, kad Rusija nesiliauja šaltakraujiškai mindyti ne tik tarptautinės teisės principus, bet ir peržengia žmogiškumo ribas. Ukrainos kultūros ir strateginės komunikacijos ministerijos duomenimis, nuo plataus masto Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą pradžios, Ukrainoje žuvo apie 100 žiniasklaidos atstovų. Agresorės vykdomi sisteminiai tarptautiniai nusikaltimai pakerta demokratinės vertybės ir žmogaus teises. Nuo 2022 m. vasario Ukrainos prokuratūra užregistravo ir tyrė daugiau kaip 150 000 karo nusikaltimų, daugiau nei 180 000 agresijos nusikaltimų ir 20 000 nusikaltimų valstybei ir valstybės saugumui. Jų metu buvo nužudyta daugiau kaip 14 000 žmonių, daugiau kaip 27 000 patyrė sužalojimus, tarp nužudytų net 600 vaikų, sužeistų vaikų dar 1750. Per šį laikotarpį buvo sugriauta apgadinta daugiau kaip 160 000 įstaigų, daugiau nei 600 įvairių kultūros objektų, virš 200 maldos namų, iš viso daugiau nei 200 000 civilinės infrastruktūros objektų. Kijevas tyria daugiau kaip 140 000 galimų karo nusikaltimų. Gerbėmieji, neabejoju ir esu įsitikinęs, kad Lietuvos ir visos tarptautinės bendruomenės kasdienės pastangas siekiant tarptautinio saugumo, taikos įtvirtinimo ir tribunolo Putinui vainikuos teisingumo Ukrainai triumfo diena. Ukrainos žmonės šioje drąsoje kovoje nebuvo ir nebus vieni. Lietuva nuo pirmos karo akimirkos yra kartu su Ukraina, rems ir stiprins Ukrainos laisvės kovą tiek, kiek prireiks, iki tvarios, teisingos, ilgalaikės taikos įtvirtinimo. Taigi šiame kontekste labai svarbus žiniasklaidos vaidmuo. Tai ir žurnalistų patirimi iššūkiai karinių konfliktų ir karo metu, teisės atskleisti informacijos įgyvendinimas, neapykantos kalba internete, išpoliai prieš žurnalistus dėl jų darbinės veiklos, na ir žinoma pačių karo žurnalistų saugumas. Todėl šis Teisingumo ministerijos organizuojamas renginys svarbi tarptautinė diskusijų ir sprendimų priėmimo platforma, siekiant žiniasklaidos laisvės, žurnalistų saugumo karo, demokratijos ir ES pagrindinių teisių kontekste. Teisingumo ministerija ir toliau sieks, kad Lietuva būtų veiksmingiau pasirengusi informacinio karo iššūkiams, kad būtų įgyvendinamos kovos su neapykantos kalba priemonės. Taip pat imsimės iniciatyvos geriau apsaugoti žurnalistus, viešosios informacijos skleidėjus nuo nepagrįsto teisminio persekiojimo už jų reiškiamą kritiką. Akivaizdu, kad vadinamosiuose slap bylose ieškovai turi strateginį tikslą – nutildyti viešai kalbantį atsakovą, todėl jie suinteresuoti ilgų bylinėjimųsi procesu, kuris gali psichologiškai palaužti bei finansiškai išsekinti visuomenį aktualių klausimų viešai kalbantį asmenį. Sieksime, kad būtų užtikrinama efektyvi valstybės garantuojama teisinė pagalba slap bylose. Dėsime visas pastangas, kad demokratinė visuomenė teisminis procesas netaptų bauginimo ar užtildymo įrankiu. 1913 m. Jungtinių tautų generalinė asamblėja gegužės 3 paskelbė pasaulinę spaudos laisvės dieną. Šią dieną visame pasaulyje organizuojamos iniciatyvos skirtos atkreipti dėmesį į spaudos laisvės, žurnalistų persekiojimą ir kitus žiniasklaidos atstovų patiriamus iššūkius. Gerbėmieji, šioje tarptautinėje asamblėje bus keliami klausimai susijęs su žurnalistų veiklos užtikrinimu ginkluotų konfliktų ir karo sąlygomis, teisinė apsauga, teisės gauti ir skleisti informaciją bei diskusija gimę sprendimai taps kertiniu akmeniu, rengiant rekomendacijas tarptautinėms žurnalistus vienijančioms organizacijoms. Taigi dar kartą visus sveikinu su spaudos laisvės švente, spaudos atgavimo diena, žurnalistų su profesinė švente ir kviečiu prasmingai diskusijai, veiksmingų sprendimų paieškai. Ačiū ministrui už įžangą ir turbūt
Reikės pradėti iškart nuo pirmosios sesijos, kuriai pakviesiu kolegą, prieš tai pasakydamas turbūt 2 dalykus. Šiandien asamblėja iš 2 rimtų diskusijų ir jos turi vienintelį skirtumą, iš tikrųjų. Vienintelį skirtumą, pirmoji dalis skirta diskusijoms apie žurnalistiką ir žiniasklaidos laisvės demokratinėse valstybėse iš principo, antroji dalis labiau skirta karo kontekstui. Bet pirmoji dalis turi 2 labai svarbius dalykus, kurių manau, kad diskusijose galėsime iš tikrųjų pasiklausyti, diskutuojant įvairių nuomonių. Galbūt kas nors ir prisimenate, kad prieš 10 metų, 2015 berods metais, Lietuva buvo pirmoji valstybė Europos Sąjungoje, kuri teisėtų, legaliu, teisiniu procesu nutarė, jog reikia stabdyti propagandą, karo ir nesantaikos kurstymo sklindančią iš Rusijos. Dalis tos propagandos, dalis tos neapykantos buvo skleidžiama beje iš Europos Sąjungos šalių, iš ten registruotų žiniasklaidos priemonių. Lietuva buvo pirmoji valstybė, kuri nutarė, kad reikia stabdyti ir teisiniam, ir kietosiom priemonėm. Teko perėti didžiulį filtrą, Europos komisijoje pirmą kartą pasitikrinti, ar viskas gerai. Ir aš pamenu, kad tuo metu įvairiuose formatuose reikėjo mums dažnai aiškintis, tai kiekgi Lietuva tų kanalų Rusijos užblokavo. Ir mes dažnai sakytum, kad blokavom Europos Sąjungos kanalus, nes jie ten registruoti. Nuo to praėjo 10 metų, daug kas pasikeitė, bet artėja dar vienas svarbus įvykis, dėl ko verta šitoje diskusijoje bus pakalbėti apie mus šiek tiek neraminančius dalykus, o galbūt ir labai rimtai. Spaudos laisvės aktas. Šie metai, na ir kiti turbūt metai, bus tas laikotarpis, kai pradėsim galvoti apie mechanizmus, praktinius mechanizmus, ir dabar jau darbo grupės dirba, bet ten kalbama ir visuomeninio transliuotojo statusas, apgintas statusas, ir žiniasklaidos įvairovė ir kitos temos. Todėl kas kitas, jeigu ne Aurimas Perednis, kuris kiekvieną savaitę daugybę diskusijų organizuoja ne tik radijoje. Aurimas Perednis, pirmosios sesijos moderatorius, jis pakvies savo svečius. Tik primenu, pagal mūsų taisyklės mes turime tiesioginės transliacijos rėmus, maždaug 12:10, 12:15, na 12:20 maks. Aurimas, kaip visada, laiku užbaigs laidą, po to kavos pertrauką ir grįšime į antrą temą. Aurimas Perednis, pasitikite. Ačiū, Dainiau. Didžiausias iššūkis yra laiku užbaigti, nes, žinot, su žmonėmis, kurie čia gali parą kalbėti, pradėti labai nesunku, bet užbaigti gali būti nelengva. Bičiulės ir bičiuliai, ačiū už puikų pristatymą, dėkui ministrė už jūsų puikų įžanginį pranešimą. Man atrodo, dalykai, kurie šiandien mąstysim ir svarstysim, yra be galo svarbus mūsų valstybei ir visuomeniai, nes kas jau kas, bet kokybiška žiniasklaida, kokybiškas parlamentas, kokybiškas teismas yra neatskiriami kokybiškos valstybės elementai. Man atrodo, tai yra labai svarbu suvokti, apmastyti, skirti laiko tam supratimui ugdyti ir problemom atvirai įvardinti, kelti ir spręsti. Tai aš esu labiau tokios decentralizuotos diskusijos šalininkas, tai reiškia, kad jeigu mostelsit rankelę, mikrofonas bus jūsų rankose, padėsit mums kur turinį, padėsit pildyti turinį savo įžvalgom, problemom, sprendimais ir gebėjimu sukurti tobulesnę ar žiniasklaidos instituto, kartu ir mūsų visuomenė, mūsų valstybė. Tai bičiulės ir bičiuliai, prisimenu, mano vaikas lankė gidų būrelį čia Basanavičiaus gatvėje. Važiuojam sykį po būrelio, jis gale sėdi mašinoje, sakau, Simai, kas svarbiausia gido darbe? Jisai sako, nepamest auditorijos. Tai padėkit man išlaikyti tą kontaktą su auditorija kaip moderatorių ir nepamesti jos. Ir turiu didelį malonumą ir garbę čia pakviesti į sceną garbius svečius Pierre Dagard, organizacijos Reporteriai be sienų, advokacijos vadovas Pierre, the floor is yours, please take a seat. Indrė Makaraitytė, Indrė yra LRT tyrimų skyriaus redaktorė. Indrė, puiku, kurkis. Vaidotas Beniušis, portalo 15 min vyriausias redaktorius ir, kaip pats sakė, pristatyk mane podcasteriu. Niekas nenori būti žurnalistais, visi nori būti podcasteriai. Ruslanas Iržikevičius, Ruslanas yra taip pat žurnalistas, istorikas. Ruslanai, ačiū Jums. Daktaras Algimantas Šindeikis, Algimantas yra advokatas, publicistas, pasitikim Algimantą. Ernestas Alesinas, R-Radio, man atrodo, tas brandas jūs dažniausiai jūs sieja. Ačiū, kad jūs čia. Tai, bičiulės ir bičiuliai,
Leiskit pradėti nuo tokio, kaip mano kolega Raigardas Musnickas sako, šiek tiek aplamo klausimo, bet Reporteriai be sienų praėjusią savaitę prieš kelias dienas realiai paskelbė spaudos laisvės indeksą. Šalių nuo Skandinavijos iki Šiaurės Korėjos 180 šalių ir Lietuva, jeigu neklystu, ten užima, sakykime, labai gražią, garbingą 13 vietą, nors ir tas skaičius 13 ne visą laiką 14 mane taiso, 13 buvo pernai, labai ačiū. Tikslumas yra žurnalisto geras bruožas, bet, sakykime, yra antram dešimtuke. Ir man asmeniškai tikrai toks atrodytų pasididžiavimo vertas dalykas, būti 14 pasaulyje. Ir aišku, ten dominuoja, Estai labai aukštai, bet Skandinavijos šalis ir paskutinė regi Šiaurės Korėja. Bičiulės ir bičiuliai, kaip jums atrodo vis dėlto? Sutinkat, Indrė, vis dėlto, aš gal taip problemiškai, ne per aukštai čia mūsų įvertino, kaip jums atrodo? Taip, suformulavai klausimą. Labą dieną, visiems labai malonu čia dalyvauti. Ir taip nuo tokio iškart klausimo. Mes kaip pažiūrėsim? Šiais metais mes pakritom. Tai yra blogai. Pernai buvom aukščiau. Ir bent jau žurnalistų bendruomenėje, kuri diskutuoja ir analizuoja problemas, kurios kyla ir keliamos yra šiuo metu, gal net ir dirbtinu būdu, yra nuogastavimų, kad kitais metais įvertinus visą kontekstą, kurį atnešė ši valdančioji koalicija santykiuose su žiniasklaida, gali būti dar blogiau. Tai aš kalbu ne tik apie LRT klausimą, taip LRT klausimas ir politikų inicijuotas ir ne tik finansinis, bet ir veiklos auditas, taip pat politikų inicijuojamas LRT politinio neutralumo auditas, kai mes kalbam apie turinį, kurį kūrė žurnalistai, tai šį kartą šiame indekse dar nebuvo įtraukti. Tai labai, sakyčiau, toks gali būti kitų metų šaltas dušas iš tikrųjų po šių metų ir mes džiaugsimės, kad kažkada turėjom 13-14 vietą. Ir todėl, aš suprantu, kad tokios asamblėjos, tokios diskusijos yra labai labai svarbios, bet tuo pačiu tokia distopija. Vieni politikai, tos pačios koalicijos politikai organizuoja diskusijas apie žiniasklaidos laisvę, puiku, bet tie patys politikai inicijuoja žurnalistų turinio auditą. Tai, sakyčiau, yra apie ką pagalvoti, ypatingai šiais metais. Ir didelio džiugesio čia nėra, bet aš manau, kad mes apie tai ir pakalbėsim. Tai tiek apie tą. Dėkui, Indre. Pierai, kaip jūs vertintumėte tą spaudos laisvės indeksą ir mūsų 14 vietą? Is it working? Yes. First of all, I wanted to Visų pirma, norėčiau padėkoti nuoširdžiai už pakvietimą. Mūsų organizacijos vardu. Visada yra malonu atvykti į Vilnių. Tai yra mano antras kartas, kai atvykstu į Lietuvą. Man visą laiką patinka Lietuvos žmonių susidomėjimas tais klausimais, tom problemam ir spaudos laisvė. Aš manau, kad situacija, kalbant apie Lietuvą, reikia, nereiktų per daug dėl to pergyventi, nes jūs nukrito tik vienu punktu lyginant su pernai metais. Tačiau bendras balas jūsų pagerėjo. Žinot, tas reitingavimas, nežinau, ar mano visi kolegos sutiktų su manim, šitas reitingavimas yra antrinis, lyginant su bendru balu. Turiu omeny, kad 14 vieta bendram reitinge yra gera situacija. Mes sakytume, kad tai yra patenkinama situacija. Reiškia, yra vietos, kur patobulėti. Ir vienas iš dalykų, kurį mes žiūrėsime kitų metų indekse, yra vienas iš tų dalykų, kurį paminėjo mano kolega. Tai yra politinė aplinka Lietuvoje.
kad ji yra susijusi su žiniasklaidos laisvė ir tas spaudimas, kurį matome kiekvienoje pasaulio dalyje ir konkrečiai Europoje. Tas spaudimas, kurį galime matyti visuomeninėje žiniasklaidoje, kad tai bus, žinoma, ataskaitos tema mūsų organizacijos ir ta ataskaita bus publikuota šių metų birželį. Jūs toje ataskaitoje pamatysite, kad yra skirtingos strategijos naudojamos, kad įtakoti viešą žiniasklaidą, visuomeninę žiniasklaidą, tai kelia nuogąstavimą ir rūpestį, bet tai turi būti atvirai aptariama tokiuose forumuose kaip šis. Aš džiaugiuosi, kad turime tokią diskusiją. Ir atsitraukiant nuo Lietuvos situacijos, norėčiau su jumis pasidalinti trumpą informaciją iš šių metų indekso. Ir tai atlieka tam, kas vyksta Lietuvoje, nes Lietuva yra pasaulio dalis, tai nėra izoliuota sala. Iššūkiai, kuriuos matome globaliai, atsispindi tam tikrą prasme ir Lietuvoje tam tikrą dalimi. Ką galiu pasakyti, kad bendras paveikslas globaliai, kalbant apie žiniasklaidos laisvę, yra blogas vaizdas. Pirmą kartą istorijoje šitam indekse bendras balas spaudos laisvės yra žemiau slenksčio, kuris bendrą situaciją paverčia sudėtingą globaliu mastu. Pirmą kartą istorijoje šito indekso mes turime sudėtingą situaciją spaudos laisvės globaliu mastu. Ir žinoma, iššūkis yra tame, kad kurie kilo šiais metais, yra susijęs su žurnalistų saugumu. Tai visiškai nestebina, žinant, kokie šiuo metu pasaulyje vyksta konfliktai. Ir žinoma, jums nereikia konflikto kažkur, kad pamatyti problemas susijusius su žurnalistų saugumu. Taip pat matome tendenciją, kuri taip pat paveikia tam tikras Europos šalis, kur vyriausybės bando kontroliuoti, perimti žiniasklaidos kontrolę, naudoja skirtingas strategijas, įvairius būdus, labiau subtilės technikas negu tas, kurias matome naudojant kitose pasaulio dalyse. Tačiau, nepaisant to, yra bandymai pažeisti redaktorių nepriklausomumą žiniasklaidą ir visuomeninės žiniasklaidos, ypač šitom taikymo srityje. Vienas iš tiesų akis krintantis elementas yra, kuris pasimatė šių metų indekse, tai yra ekonominis indikatorius, nes ekonominis indikatorius yra tai, jis turi žemiausią balą globaliai. Kai kalbam apie ekonominį indikatorių, mes kalbam apie tai, kiek žurnalizmas yra ir gali būti tvarus verslas. Kiek galima gauti pajamų iš tokios ekonominės veiklos. Bet mes taip pat kalbame apie kitą matmenį. Tai yra žiniasklaidos rinkos koncentravimas. Tai yra irgi iškylanti grėsmė, nes kuo mažesnį turite ekonominį nepriklausomumą, įskaitant jūsų žiniasklaidos savininkus, to yra aukštesnė rizika jūsų redakcijos nepriklausomybei. Aš čia sustosiu kalbėti apie globalų indeksą ir mielai galėsiu vėliau pasisakyti apie šitos klausimus. Tikrai galim mąstyti ir matyti daugybę iššūkių žiniasklaidai nuo ekonominių, sakykime, modelių apspręstų iki tai, ką Indrė minėjo, valdžios tam tikros spaudimo. Vaidotai Beniuši, vis dėlto, jeigu tai paprašyčiau tiesiai šviesiai, koks yra esminis iššūkis jūsų akimis šiandien Lietuvos spaudos laisvei? Ačiū už kvietimą, ačiū už klausimą. Nežinau, žiniasklaidoje, kaip ir visur kitur, dirba žmonės. Tai visų pirma, tiek, manau, viskas priklauso nuo žmonių vertybių, nuo to, kaip jie supranta savo darbą. Tai kiekvienam darbe visų profesijų, kurie čia sėdė, esminis iššūkis, manau, yra mūsų galvoje. O skaidyti tikrai yra ekonominiai iššūkiai, yra politinis kišimasis, yra LRT klausimai, tai visur ten galima tobulėti, tobulėjimo ribų nėra. Manau, gal konkrečiau, kai šnekėsim ir aptarsim, bet aš vis tiek visumoj, jeigu grįžtant prie to pirmojo klausimo, manau, rodiklis yra geras, situacija apskritai, manau, yra gera, 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 situacija apskritai, manau,
vertintina priklausomai nuo atskaitos taško, kurį mes pasirenkam. Taip, jeigu mes pasirinksim tobulumą, tai apie tai šiandien ir kalbėsim, kaip jo siekti. Iššūkių yra, problemų yra, bet jeigu matysim pasaulinės tendencijas, ką Pieras labai taikliai vardino, tikrai ne pirmus metus situacija pasaulyje čiuožia žemyn, žiniasklaidos vaidmuo visuomenėje keičiasi, įskaitant ir Lietuvą. Bet manau, nebūtų net profesionalu įvardinti vieną iššūkį, nes nemanau, kad yra viena kažkokia sidabrinė kulka, kurią iššovus mes išspręsime visas problemas. Aš netikiu tokiam revoliucijom, tikiu evoliucijom, žingsnelis po žingsnelio turim judėti pirmin. Ruslanai. Sveiki, laba diena. Labai ačiū už kvietimą į šią konferenciją ir apie žiniasklaidos laisvės reikalus. Tai aš manau, kad gal ir nelabai buvo gerai, kad mes buvom 13 vietoje, tai nelabai geras skaičius, bet mums turbūt liūdniausia, kad mus estai ir vėl aplenkė ir gana stipriai, bet jeigu taip rimtai kalbant, tai vis dėlto nemanau, kad yra labai jau bloga situacija, nes pirmas 20-ukas vis tiek yra labai stipri pozicija, nes taip yra daug iššūkių, jų yra visur, bet kaip ir Pieras paminėjo, manau, kad yra vienas iš svarbesnių iššūkių yra žiniasklaidos finansiniai reikalai, kaip jie sugeba išsilaikyti, kaip jie sugeba išgyventi, nes kaip ir Vaidas paminėjo, taip, kiekvienas žurnalistas visur mes esame žmonės ir visiems žmonėms reikia valgyti ir leisti vaikus į mokyklą ir panašiai. Tai kadangi atstovauju taip pat ir medijų rėmimo fondą, tai aš manau, kad šiais metais fondas padirbėjo labai daug tam, kad tie finansiniai sunkumai sumažėtų, nes manau, kad tame yra labai stiprus elementas, kad žurnalistai, kurie ir redakcijos, kurios gali savo leisti šiek tiek finansiškai atsipūsti, jos gali pradėti galvoti ir apie dalykus, kurie skatina jų nepriklausomumą, redakcinį nepriklausomumą. Tai būtent ir medijų rėmimo fondas yra ta organizacija, kuri bando tą situaciją taisyti ir aš manau, kad mes būtent šiais metais padarėme gerą darbą, kad mūsų kaip Lietuvos žiniasklaida galėtų šiek tiek lengviau atsipūsti ir galvoti šiek tiek mažiau apie finansinės problemas, bet šiek tiek galvoti, pakelti savo tą lygį kitose srityse. Dėkui, Ernestai. Aš irgi pradėsiu nuo padėkos, kadangi galiu atstovauti daugiau negu 20 žiniasklaidos priemonių kitomis kalbomis Lietuvoje ir tai yra tikras teisingumas. Ir turbūt darbai, kurie buvo pradėti dar 19 metais, kol Ruslanas dar nevadovavo fondui ir kol fondo nebuvo, kalbėti apie žiniasklaidą tautinių bendrijų kalbomis būtų buvę labai sunku. Šiandieną, kalbant apie žiniasklaidos laisvę, nesikartodamas apie ekonominius iššūkius, turbūt žiniasklaida tautinių bendrijų kalbomis labiausiai yra ribojimas dėl to, kad jie yra kitomis kalbomis. Nes kartais požiūris į jų auditoriją yra iš karto skeptiškas arba neteisingas, nors didžioji dalis tų žiniasklaidos priemonių tikrai atitinka visus kriterijus, kas yra žurnalistas, kas yra tas darbas, kas yra būtina padaryti ir suteikti. Aš turbūt, kalbant apie laisvę ir susivienimą, dar šiek tiek tą mintį pratęsiu. Čia yra dauguma žmonių, su kuriais teko 22 metų vasario mėnesio pirmą karo dienos Ukrainoje rytą atsidurti prie vieno stalo ir spręsti, kas bus toliau. Ta diena, X valandą ir žiniasklaida tautinių bendrijų kalbomis be abejonių žinojo, kas dėl ko ir kodėl. Tai jeigu dar nekalbam apie karo iššūkius ir kitus ypatingus momentus, dėl laisvių turbūt ekonominė priklausomybė. Tai yra pažeidžiamumas žiniasklaidos tautinių bendrijų kalbomis, nes jų galimybės yra kartais ribotesnės už kitas žiniasklaidos priemonės ar dalyvavime. Ir turbūt aš vienintelį net ne laisvių prasme, o perspektyvų prasme matyčiau ir labai viliuosiu, kad 25-6 tokie ir bus bendradarbiavimo metai su lietuviška žiniasklaida.
Nes kadangi jeigu mes sugebam bendradarbiauti su žiniasklaida užsienyje, turbūt reikėtų ir bendradarbiauti su žiniasklaida Lietuvoje. Tai čia mano būtų galbūt pastebėjimas, tik tai dar vieną pavyzdį ir vieną išskirtinumą. Nesenai vyko mokymai, priešgaisrinės departamentas mūsų tikrino sirenas ir tikrai įsijungiau LRT, tikrai turiu atsisiuntęs mobiliąją programėlę, bet pagalvojau, ką tuo metu išgirdo mano klausytojai, Radio R, ar apie tai sužinojo kitos žiniasklaidos priemonės, ar jos tikrai pasiekėm, ar mes esame tame. Bet tai paliksime turbūt galbūt jūsų kitiems klausimams, nes tai ne visai jau atsako į pirmą klausimą. Ačiū labai, dėkui Algimantai, tą monologinę dalį šiek tiek laisvesnę jūsų akcentų. Vis dėlto, kur jūs matot šiandien iššūkį pagrindinį laisvėje? Tai ačiū už pakvietimą ir galimybę pasakyti savo mintis apie tą situaciją, apie kurią norima diskutuoti. Gal pradėsiu nuo karo. Gerbiamas ministras užsiminė apie karą, apie kruviną Maskvos režimo agresiją prieš Ukrainą. Ir tai turi didelį aspektą susijęs su laisvė žurnalistikos. Mūsų klausimas, kurį bent jau aš savo užduodu labai dažnai yra, kaip gali nutikti taip, kad valstybėje, kurioje gyvena 145 milijonai žmonių, tampa karo propagandos įrankiais ir kurie legitimizuoja režimą ir palaiko kitos valstybės užėmimą, agresiją, nepagrįsta vadinama jos fašistinė valstybė ir taip toliau. Kaip tai gali nutikti? Ir atsakymas į tą klausimą yra ir sudėtingas ir paprastas. Sistemingas kruvinojo Kremliaus režimo darbas su visuomenės informavimo priemonėmis Rusijoje, jas užvaldant, jas sunaikinant, panaikinant laisvąją žurnalistiką ir sukuria režimui galimybę indoktrinuoti visuomenę tokiais dalykais, kurie nulėmė tai, kad režimas gali tapti pavojingus visam pasauliu. Tai tema žurnalistikos yra ypatingai svarbi, atkreipiant dėmesį į šitą kontekstą, kaip galima visuomenės užvaldyti tam tikrais dalykais ir nukreipti tam tikrų žmonių, tam tikrų režimų interesais. Tai vadinasi, mūsų visų rūpestis apie tai, kad tokie dalykai nenutiktų arba juos blaiviai matyti, yra kasdienis. Dėl Lietuvos. Manyčiau, kad Lietuvoje, mano vertinimu asmeniniu, žurnalistika iš esmės, klesti mano požiūrį. Todėl, kad skaičius kanalų, kuris yra prieinamas visuomeniai, konkurencija, kuri yra, stiprus visuomeninis transliuotojas, iš tikrųjų leidžia mums pasirinkti šiandien didžiulį srautą informacijos ir reflektuoti, įvertinti įvairiai. Visuomet norime geriau. Ar kokios nors pavojai, kokie nors slypi Lietuvoje iš teisinės pusės, teisėsaugos pusės? Norėčiau atkreipti dėmesį į 2 precedentus, kurie įvyko teismuose per pastaruosius 2 metus, kurie mano vertinimu yra absoliutus triumfas žurnalistikos. Atvira Klaipėda. Mažiukas portalas Klaipėdoje pralaimi bylą, apkaltinus juos, kad jie pažeidė bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Tai yra atskleidė duomenis tam tikrus. Tai byla išsprendžiama yra net Lietuvos vyriausiam teisme administraciniam. Jūsų bendruomenė tinkamai sureagavo, pareiškė tinkamą kritiką, iškėlė svarbius labai klausimus. Ir nutiko stebuklas. Ypatingai retas atvejis teismuose, teismo pirmininkas atnaujina bylos nagrinėjimą. Sudaro kolegiją, kurie sprendžia klausimą, ar atnaujinti bylos nagrinėjimą, ar yra problemų. Taip yra problemų. Sudaro kolegiją 5 teisėjų, kurie sprendžia bylą priešingai, negu sprendė to paties teismo teisėjai prieš kelis mėnesius. Tai yra pavyzdys, kaip jūsų bendruomenė, tokiais atvejais, jeigu jinai yra vieninga, jeigu jinai formuluoja klausimus labai aiškiai, net gali padaryti didžiulę įtaką, esminę įtaką, pakeičiant požiūrį taip pat trečiosios konstitucinės valdžios, tai yra teismų sistemos. Tai rodo, kad žurnalistika yra sveika, gyvybinga, nesusitaiko su dalykais, kurie yra, bent jau buvo mano vertinimu, akivaizdus akibrokštas. Kryptis teismų praktikos ginant saviraiškos laisvę yra absoliučiai aiški. Ta kryptis yra į tai, kad žurnalisto laisvė yra ginama beveik visais atvejais. Kitas precedentas, kuris nulėmė tam tikrą panaikinimą taip pat Lietuvos aukščiausiojo teismo nutarčių,
garsi byla Numavičius prieš Marcinkevičių, nors tenais ne žurnalistai jie, bet toj byloj sukurti precedentai pasiekė Lietuvos teismus ir iš tikrųjų pasakė labai aišką kryptį. Tas Lietuvos teismų blusinėjimas nuomonės ir faktai, jeigu diskusija yra visai visuomeniai svarbiais klausimais, neturi jokios reikšmės. Žiūrime, ar tokia diskusija turi būti demokratijų ribojama ar ne. Ir tokią praktiką Lietuvos aukščiausiojo teismo, Strasbūro žmogaus teismas pripažino, kad jinai pažeidžia konvenciją ir šiandien matome, kaip teismai jau 2 ar 3 metus iš tikrųjų visais atvejais praktiškai, mano požiūriu, daugelio absoliučiai atvejų, sprendžia tokius ginčus naudai saviraiškos laisvės interesams, jeigu mato, kad tas interesas yra svarbus ir visuomeniai tokie debatai turi vykti, jų negalim nutildyti. Tai ta prasme, man atrodo, kad yra absoliučiai pozityvūs dalykai, kurie leidžia spręsti, kad Lietuvos žurnalistika yra labai neblogoj padėty, ta, kuri išorinė padėtis susijus su teisiniais klausimais yra ir su konkurencijos klausimais. Bet yra keletą aspektų, kurie man kelia nerimą, tiek kaip buvusiam leidėjui, tiek kaip žmogui, kaip vartotojui yra. Vis dėlto žurnalistika yra ypatinga komunikacijos forma, tai nėra viešieji ryšiai. Ir jeigu žurnalistika neišliks nepriklausoma, o tai yra pagrindinis dalykas, nepriklausoma finansiškai, ne visi finansai, kurie ateina žiniasklaidą, aš tai žinau iš savo patirties, jie yra nepriklausomumo garantija, kadangi jeigu, tarkim, atsiranda visuomeniai kiti žaidėjai komunikacijos, tame tarpe ir viešieji ryšiai, nebūtinai visi, bet dalis jų tikrai, kurie, taip sakant, mano požiūriu, net ir gali tam tikrais atvejais korumpuoti žiniasklaidą. Nes jeigu valdomi tam tikri biudžetai yra reklamos davėjų, kurie turi tam tikrus ekonominius interesus, kurie turi tam tikrus visuomeninius interesus ir per tai yra bandoma apriboti nepriklausomumą finansiškai, arba skiriant, arba neskiriant tam tikras lėšas, tai taip pat yra pavojus. Todėl klausimas yra toksai susijęs su tuo, kiek žurnalistikos išliks tikrai realiai nepriklausomus. Tai yra, kiek redakcijų turės realius iki šiol turimus faktų tikrintojus ir galės elgtis nepriklausomai šitoje visuomeniai. Tai lemia, mano įsitikinimu, pasitikėjimą. Jeigu nėra pasitikėjimo, kaip žinome, tai nėra ir žurnalistikos. Tai dėl to šitie ekonominiai klausimai, Strasbūro žmogaus teismas labai dažnai užsimena apie valstybės pozityviasias pareigas. Ta pati pasakęs ir Konstitucinis teismas nutarime savo dėl visuomeninio transliuotojo. Kalbant apie visuomeninį transliuotoją ir privačius transliuotojus, privačius kanalus informacijos, yra pasakyta, kad laisvoje rinkoje turi būti visko. Turi būti ir stiprus visuomeninis transliuotojas, turi būti ir daug konkuruojančių, rimtai dirbančių, tvariai veikiančių, ekonomiškai tvariai veikiančių, privačių informacijos kanalų, privačių žurnalistų. Tas dalykas nulems, ar mūsų visuomeniai bus iš tikrųjų kokybiškas palaikymas viešųjų debatų, kokybiška kritika politikos, kuri mano požiūriu pamažu degraduoja, tai matome iš tikrųjų iš Seimo parlamento, ir būtent kritikos, objektyvus kritikos, nesusijusios kritikos su tai žmonėmis, buvimas visuomeniai leidžia toliau vystytis. Tai yra eiti priešingą kryptim, negu nuėjo kruvinas Kremliaus režimas, sukurdamas tokią valstybę, kokia šiandien Rusija yra. Tai tie dalykai visi yra ypatingai reikšmingi. Vieną sakinį apie visuomeninio transliuotojo politinį neutralumą, kurį dabar valstybės kontrolė tikrins. Teisybės dėlei pasakyti reikia, kad politinis neutralumas yra įtvirtintas įstatyme LRT. Tai jeigu jisai yra įtvirtintas, vadinasi, jisai turėtų būti. Viskas slypės detalėse. Ar valstybės kontrolė iškomunikuos visuomenę ir pasakys, pagal kokią metodiką jie tikrins tos dalykus, ta prasme, kaip jie vertins, ar žurnalistai, kurie dirba, ar inkorporė visas štabas žurnalistų visuomeninių transliuotojų, jie yra ar nėra politiškai neutralūs. Tai jeigu tokios metodikos nebus paskelbta, jeigu tai metodikai nebus pritarę patys žurnalistai, tai tokiu atveju galime tikėtis problemos. Bet aš labai tikiuosi, kad mūsų valstybės kontrolė, kuri turi pakankamai rimtus specialistus, iš tikrųjų adekvačiai supras tą savo iššūkį ir suvoks, kad tai nėra buhalterinis patikrinimas, kad tai yra daug sudėtingesnis dalykas ir tokį dalyką įvertinti reikia labai rimtų profesinių kvalifikacijų. Ačiū. Dėkui, Algimantai, dėkui už jūsų papildytą tikrai labai išsamų tokį iššūkių sąrašą. Aš prisiminiau
Abraomą Lincolną, kuris gražiai pasakė, kad kritikas yra geriausias tavo mokytojas. Ir man atrodo, to supratimo visiems mums kartai šiandien galėtų būti daugiau, kad kritikos esmė ir prasmė ne vien sukritikuot, patobulint, pagerint sistemą. Tai to dažnai siekiam. Aš, jeigu nematau rankų, jeigu matau rankų, iš karto prinešu mikrofoną. Dabar labai paprašysiu diskusijos dalyvių į minutę savo atsakymą kažkaip sutalpinti. Jūsų yra daug, norisi tokio interaktyvesnio bendravimo po tokios šiek tiek monologiškos pradžios. Bičiulės, vis dėlto saugumo kampu pavažiuoti truputėlį. Algimantas dabar minėjo apie tai, kad gana saugus institutas esame, teismai mūsų pusėje ir didelėse tokiose bylose žiniasklaida triumfuoja, tačiau galima rasti ir kitokių atvejų ir, aš nežinau, tą ilgą ir vyriausybės ginčą dėl informacijos atvirumo, sakykime, su žurnalistais, kiek kas turėtų skelbti. Bet mano klausimas, Indre ir Vaidai, jums pirmiausiai, kaip tyriamosios žurnalistikos žmonėm. Kadangi žurnalistika yra labai įvairi, aš asmeniškai dirbu aktualijų žurnalistikoje, diskusijų laidose, kuriuose man darbas pateikti faktus, pateikti nuomonės skirtingas, debatuoti dėl skirtingų alternatyvų, bet jūs kapstotės, jūs einat kibiai, keliat problemas, labai nepatogias dažnai problemas, labai aštriai keliat. Jaučiatės saugus šiandien, Indre, Vaidai, kaip jums atrodo vis dėlto šiandien ta tyriamoji žurnalistika, kurią jūs atstovaujat, tikrai eina pakeltą galvą, ar vis dėlto, tokia šiek tiek supančiotom rankom? Vaidai. Tai aš gal per kelis pavyzdžius, kad ne teoriškai. Šiuo metu turim vieną kolegę žurnalistę, kuri yra nukentėjusi ikiteisminiam tyrime. Ikiteisminis tyrimas, tai duomenų daugiau neviešinsim, bet keli faktai iškapstė, kaip čia žulika, angliškai nežinau, blogą žmogų. Tada nulaužto buvo jos daug paskirų, keršientam žmogui grįžta namo, Wi-Fi'us pakeistas, žodžiu, naktį apsaugą užsakėm. Nukentėjusiai spręsim bylą, kai byla pasieks teismą, papasakosim daugiau. Labai konkretus paskutinių metų faktas. Kita kolegė, irgi Kaune, kitą tokį patį žmogų iškapstė. Paskui sulaukė grasinimų, už tave iškasiu iš po žemių, kreipėmės į policiją, ikiteisminio tyrimo nepradeda, nes nemato, kad tai būtų realus grasinimas. Tai vėlgi ir aš, ir kolegė Indrė kitam formate užmeskėm šiek tiek diskusiją su policijos pareigūnais, galbūt galėtų būti kažkoks tai, ne kažkokie kriterijai, bent vidaus tvarkose apie tai, kaip tai vertinti. Tai tokių baudžiamųjų... O kodėl policija? Ką atsako policija? Policija, aš kaip sakant, policija atsakė, manau, pagristai pagal dabartinę teismų praktiką, kad dėl grasinimo baudžiamasis tyrimas pradedamas, jeigu yra pagristų duomenų, kad tai ir bus padaryta, kad tikrai iškas iš po žemių ir kažką padarys. Tokių realių papildomų duomenų nebuvo, bet nebuvo atsižvelgta į tai, kad tai yra dėl profesinės veiklos sulaukta grasinimų. Tai mes ten patys šiek tiek buvo kalėdos, praleidom terminą apskūsti, irgi pražiopsojom, bet tą diskusiją turėjom su policija, manau, kad bent vidinėse tvarkose galėtų būti tai atsižvelgiama. Tai čia baudžiamoji dalis, o civilinė dalis, tai ką ir ministras įžangoje minėjo, ką ir kiti kolegos mato, tie vadinamieji slep ieškiniai, kai prisamdoma advokatų kontorų, yra daug iš tų pačių negerų žmonių ir sulaukia vieno ieškinio po kito, skundų įvairiom tarnybom, tiesiog yra milžiniškas kiekis. Gerai, mes, LRT, kiti turim didesnį finansinį užnugarį, galim irgi, kai reikia pasitelkti teisinę pagalbą ir atsakyti, bet yra ir mažesnių redakcijų, kur iš tikrųjų gavus 5 ar 6 ieškinius vienu metu, kuriem ima kapsėti terminai, jie tų finansinių išteklių kvalifikuotai atsakyti juos neturi ir yra buvę atveju, kai tiesiog nuleidžia rankas ir nusileidžia ir ištrina kažkokius tekstus. Tai šiuo metu vėl turim vieną konkretų atvejį, netgi prieš paskutinį žurnalistinį tyrimą gavom 5 advokatų kontorų ir ne tik iš Lietuvos, tokį spaudimą, grasinimą, ne tik civilinę, bet ir baudžiamąją tvarką persekioti. Aišku, mes vis tiek tai paskelbėme, nes tai darėm žurnalistinį tyrimą su tarptautiniais partneriais OCCRP, aukščiausias pasaulyje turbūt žurnalistikos lygis, bet aš įsivaizduoju, kad kitiem kolegom, mažesnėm redakcijom tai atlaikyti sunkiau. Tai kiek žinau, vyksta diskusija ne dėl slep ieškinių reguliavimo, tai toks antras iššūkis, tai tokių realių atvejų būna, bet ar klausitės, ar jaučiuosi saugiai, tai ant šitos scenos tikrai taip.
Indre, kokia jūsų patirtis ir vis dėlto ką galėtumėt patarti patobulinti, kad tie strateginiai ieškiniai, kur, žinot, einama į tokią informacinę ataką prieš žurnalistą, prieš redakciją su grupė advokatų, kad kažkaip tai būtų žurnalistinė pusė labiau apginta? Na, aš manau, kad Lietuva apskritai tų strateginių ieškinių kontekste dar labai neblogai tvarkosi. Ir lyginant, pavyzdžiui, su Lenkija, ar netgi su ta pat, na, ne tik su Vengrija, pavyzdžiui, bet su Lenkija. Lenkijoje gerokai sudėtingiau žurnalistams, mažoms redakcijoms, ten iš esmės faktiškai gavus tokį ieškinį, tu jau gali planuoti užsidaryti. Taip ir daro, sakykime, tos mažesnės redakcijos. Tai Lietuvoje dar, jeigu tu gauni ten tos 5 ieškinius, tai tu parašai ir nebūtinai tai turi pasiekmių. Bet manau, kad tikrai reikėtų šiek tiek, na, negali tu drausti, ar ne, advokatams parašyti laiško grasinimo, bet tada reikėtų kažkaip galvoti, kaip atsakyti. Bet su kuo mes susiduriam, tai dabar, pavyzdžiui, mano atžvilgiu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, inicijavo jį Dmitrijus Glaskovas. Tai yra vienas iš tų žmonių, kuris yra minimas VSD nacionalinių grėsmių ataskaitoje. Ir, na, tą žmogų neretai pamatytumėt atsivertę, paguglinę žiniasklaidos puslapius šalia Švenčionienės, Juraičio ir kitų žmonių, kurie nori važiuoti į Maskvą periodiškai, važiavo į Minską ir neigia Lietuvos istorijos faktus. Tai tie propagandos, tikrai ta žodžio prasme, propagandos ir dezinformacijos malūno sukėjai iš tikrųjų, na, imasi jie tokių priemonių ir jie periodiškai, bent jau, pavyzdžiui, LRT tyrimų skyriaus žurnalistus, na, pavaiko, kitaip tariant, bando pagąsdinti. Tai kaip reaguojat, Indre? Mes reaguojam labai ramiai, bet aš kelčiau kitą klausimą. Yra įdarbinamos netikslingam darbui valstybės institucijos, pradedant nuo policijos tyrėjų, baigiant, na, visomis kitomis, ta pati prokuratūra, jinai yra įdarbinama. Ir, na, man visada keliu kompetencijos klausimą ir kalbam su policija lygiai apie tą patį, kad gal vis dėlto, na, žiniasklaidos tokius tyrimus, ikiteisminius tyrimus arba skundus dėl žiniasklaidos, dėl žurnalistų darbo vis dėlto turėtų analizuoti, na, galbūt ne Vilniaus rajono kurio nors policijos komisariato tyrėja, kuri iš tiesų nesupranta, kaip veikia žiniasklaida ir koks yra žurnalistų darbas, na, ne visada supranta, arba ją reikia papildomo laiko įsigilinti. Ir labai, iš tikrųjų, tie piktavaliai, jie labai piknaudžiauja. Jie specialiai nori įdarbinti valstybės institucijas tokiam, na, nereikalingam darbui. Tai čia vienas klausimas. Kitas klausimas ir iš tiesų aš suprantu, kad mes galim džiaugtis, kad mes tikrai turim tą aukštą žiniasklaidos laisvės lygį ir tą indeksas tą atspindi. Bet tendencijos, visada reikia žiūrėti į tendencijas. Čia galim dabar karūnas dėtis ir džiaugtis ir gerti šampaną, bet aš visą laiką žiūriu tendencijas. Ir tendencijos yra tikrai labai prastos, nes pirmiausia, kokius mes signalus gaunam, tai yra iš kolegų žurnalistų Vengrijoje, kurie yra praėję pragaro ratus. Ir tai taip, ta prasme, normalioje demokratinėje visuomenėje turi sutilpti visuomeninis transliuotojas ir privatus žiniasklaidos kanalai, bet visada politikai pradeda nuo visuomeninio transliuotojo. Ir kai jau suvalgo visuomeninį transliuotoją, pereina prie privačių žiniasklaidos priemonių, nes ekonominę sveikatą yra labai lengva pakirsti per viešuosius pinigus, kurių valstybė duoda žiniasklaidai per įvairius užsakymus. Tai manau, kad čia į tą signalą, tai mes turim tikrai labai žiūrėti rimtai. Tai manau, kad čia yra didžiausia mano grėsmė ir tyriamai žurnalistikai lygiai taip pat. Pierre, koks jūsų patarimas, kaip reikėtų stiprinti saugumą žiniasklaidoje?
Aš klausausi diskusijos ir aš norėjau pasidalinti tokiam bendrom pastabom, kai mes kalbam apie žurnalistiką ir valstybės, tiesiog valdymo tendencijas. Žvelgiant iš mūsų perspektyvos, žurnalistika tikrai atlieka socialinę funkciją demokratinėje visuomenėje, nes ji turėtų būti patikima tokia valdžia, kuria pasitikė visą visuomenę. Ir mums labai svarbu, kad žurnalistai turėtų prieigą prie tvaros informacijos ir ta prasme, kad jie priimtų sprendimus visuomenės narių naudai. Žvelgiant iš mūsų perspektyvos, valstybės kokia pareiga yra sudaryti tokias sąlygas žurnalistams, kad jie galėtų tą savo pareigą atlikti. Ir kai mes kalbam apie žurnalistikos laisvę, tai, kaip jau sakiau, valstybė turi tokią įgalinančią aplinką sudaryti. Ir jau mes sakėm, kad labai svarbu užtikrinti laisvę, kad žurnalistų visos teisės būtų neribotos, kad konfidencialumas šaltinių būtų apsaugotas, kad žurnalistai galėtų be baimės savo fiziniam saugumui dirbti savo darbą ir nušviesti tam tikrus įvykius. Ir iš medijų arba žiniasklaidos savininkų. Tai labai svarbu. Negalima leisti, kad savininkai nurodytų tam tikrus taisyklės žurnalistams. Ir Europoje mums kaip ir sekasi apginti ir nepriklausomumą ir laisvę žurnalistų. O dar trečiasis metmuo šiek tiek turbūt dar praleidžiamas pro pirštus. Ir norėčiau apie jį priminti. Tai pliuralizmas. Mes tikimės, kad žurnalistai mums pateiks įvairovę įvairių minčių, įvairių nuomonių ir tada mes patys galime nuspręsti, kuri mums labiausiai tinka, kurią mes labiausiai pasitikėm. O pliuralizmo taisyklės, taip, jos egzistuoja žiniasklaidai, bet kalbant apie skaitmeninę aplinką, ten tų taisyklių nesama. Ir tai kelia nerimą, ypač Europoje. Ir man atrodo, kad reikėtų imtis ES valstybėms narėms veiksmų, kai mums reikia užtikrinti, jeigu žmonės, ne tik tai jaunoji karta, bet visos kartos, kai internetinėje, sakysim, plotmėje, kaip ieškoma informacijos, kaip galima užtikrinti būtent pliuralizmą. Ir taip pat aš noriu kalbėti apie patikimus šaltinius, juk skaitmeniniai aplinkoje, tai mes matome, kiek apstu yra propagandos, dezinformacijos ir kyla labai svarbus demokratinis klausimas, kurį reikia spręsti. Dar štai ką norėčiau pasakyti. Mes jau nemažai kalbėjom apie redakcijos nepriklausomumą, apie medijų pliuralizmą, apie įvairovę, nuomonių, bet žvelgiant globaliai, tai matome, kad kyla klausimas apie spaudos laisvę. Pavyzdžiui, aš dirbu Paryžiuje, mūsų yra būstinė, Reporterių be sienų, ir jinai tikrai yra tarptautinė organizacija, nors mūsų būstinė yra Paryžiuje, bet mūsų filialai yra daug kur ir Rijo, Taivane, Briuselyje, Dakare, Tunise ir toliau, kitose vietose. Nes mes norime nušviesti pačius svarbiausius dalykus visame pasaulyje. Ir demokratiniams valstybėms ir vyriausybėms visame pasaulyje tiesiog kyla pareiga sukurti įgalinančią aplinką, kurioje galėtų dirbti žurnalistai ir daryti tokį
paremti žurnalizmą. Nes šiandien mes ką matome, kad yra puolama ta patikima žurnalistika. Tai jeigu toliau taip, puolama tiesa arba tiesos nušvietimas. Ne tik tai medijoje, bet taip ir moksle. Aš kalbu ir apie tyrėjus, mokslininkų ir matome, kas vyksta. Ir iš įvairių pusių mes matome tą puolimą. Ne tik iš Kinijos, ne tik iš Rusijos. Iš Jungtinių valstijų mes matome šį puolimą. Taigi sprendimai, kurias priima Trumpo administracija, išardyti agentūrą globalios medijos. Tai pagalvokime, ką tai reiškia. Tai yra rimtas puolimas. Tai jau ne tik tai Kinija dabar mums kelia pavojų, Rusija. Ir žurnalistai, kurie dirbo Amerikos balsas, ir Europos balsas, ir Azijos laisvas balsas, jie praranda savo darbą. O tai ką reiškia? Tai mums, vakarų demokratijos atstovams, kad kyla pavojus, kad kartais nebėra nepriklausomų medijų, žiniasklaidos kanalų tam tikrose šalyse. Tai ką tai reiškia? Tai yra labai rimtas pavojus patikimai žurnalistikai. Ir mes matome, kad visame pasaulyje tai daro poveikį milijonams žmonių. Ir ypač kalbant apie Europą ir Europos Sąjungą, man atrodo, kad mes turime imtis labai ryžtingų veiksmų. Dar vienas pavyzdys tokių veiksmų, kurie gali praversti ir kurių turbūt reikėtų dažniau imtis arba reguliariau. Iš Lietuvos pavyzdys. Šių metų sausį mes žinau, kad jūsų vyriausybė kreipėsi į tarptautinį baudžiamąjį teismą dėl Baltarusijos veiksmų ir taip pat mes ir Lenkijoje matome, kad irgi imtasi ir tiesiog ICC prokuroras iš tikrųjų ėmėsi tyrimo ir iš tikrųjų, kad buvo nustatyta, kad buvo nusikalstama veikla padaryta. Ir tai tarptautinis baudžiamasis teismas to ėmėsi ir labai gerai, kad imtasi tokių veiksmų iš vyriausybės. Tai yra tokie veiksmai, kurių turėtų imtis demokratinės valstybės. Ne tik tai, kad save užtikrintų, tai čia kalbam apie ir Baltarusiją, bet jeigu mes norime, kad ir toliau mums informaciją teiktų patikimi šaltiniai, tai aš manau, mes turėtume panašių veiksmų imtis. Taigi, tai yra demokratijos skydas turėtų būti toks kaip ir sukurtas, kad galėtume atremti piktybišką tokią propagandą, dezinformaciją. Labai čia kolega pastebėjo dėl tos propagandos ir dezinformacijos visame interneto platybėse. Ir ką daro iš tikrųjų Kremliaus propagandos veikėjai čia Lietuvoje, iš tikrųjų jie atakuoja ne tik LRT, jie atakuoja visą žiniasklaidą ir žurnalistus. Ir jeigu mes kalbam apie tą menkinimą žurnalistų žiniasklaidos vardo, apskritai tos žurnalistikos tikrosios faktų tikrinimo, tai mes matom būtent iš jų pusės, iš tos propagandos ir dezinformacijos skleidėjų pusės tas atakas būtent prieš žiniasklaidą. Ir kas yra man šiaip baisiausia, kad mes dar prieš kurį laiką, tai tik tai toje erdvėje matėm tas atakas. Prie ten Paleckis atsineša kokį plakatą, ar ne, ten tose maršistų mitinguose visada žiniasklaida, kur netikėkit žiniasklaida sisteminė tarnaitė ir panašiai. Bet dabar mes tai girdim iš Seimo tribūnos ir kalba, Seimo nariai apie tai kalba, o kiti Seimo nariai tyli, tarsi pritardami, kad iš esmės politinėme elite nebėra tokios vienybės, kad žiniasklaida ir žiniasklaidos laisvė ir žurnalistų darbas yra vertybė. Nesvarbu, kur jie dirba, bet žurnalistų darbas, o ne kažkokio tai apsimetėlio žurnalistų asmens. Matau, norinčių reaguoti ratas plečiasi ir tikiuosi, kad jis plėsis. Dainiau, trumpa jūsų replika. Mikrofoną turi, man atrodo. Aš norėčiau pratęsti kolegų temą prieš išpolius. Man atrodo, demokratinėse valstybėse didžiausias išpolis, kurį mes net nevadinam išpoliu, dažniausiai tai yra politikų ir šiaip galios žmonių
ignoravimas žurnalistų ir pasirinkimas vadinamai demokratinis instrumentas socialinius tinklus. Ir nežinau, kada tas įvyko, mes patys nepastebėjom, kad kai diktatūros autoritariniuose režimuose, kur valstybinė ar valdžios kontroliuojama žiniasklaida neįsileidžia kitų nuomonių, tai socialiniai tinklai buvo išsigelbėjimas. Tai yra vienintelė alternatyva. Bet ką mes dabar matom Lietuvoje, ir kolegos čia galbūt Vilniaus žurnalistams lengviau dar truputėlį kartais išsigaudyti, bet, pavyzdžiui, bet ne tik Vilniuje. Ir net rajonų lygmenyje kokie nors merai supranta, kad jiems geriau ignoruoti žurnalistus, neiti pas juos, neteikti informacijos, nekviesti iš viso į renginius ir savo kartais personalinį, turbūt greičiausiai net accountą arba paskyrą Facebook'e naudoti kaip pagrindinę bendravimo, diskusijų ir propagandos priemonę, pabrėšiu propagandos, kaip gerai mano mieste arba rajone. Ir demokratinėse valstybėse, man atrodo, kaip kolegos pakomentuotų, didžiausias iššūkis, kad ir demokratinėse valstybėse galios žmonės vietoj kokybės ir nepatogių diskusijų ir kritikos pasirinko patogius socialinius tinklus kaip alternatyvą. Ir dabar, kai mes jau diskutuojame apie problemas ten, tai ten suvaro visus, ką nori, visi komentuoja kaip nori, dažniausiai palaikydami politikus ir, aišku, žurnalistus ir žiniasklaidą smaugdami. Tai va šitas santykis, man atrodo, rimta tema iššūkis. Ką daryti, kai ponai Maskai ir visi kiti sako, jo, čia gerai, čia vietoj žiniasklaidos. Tai kaip pakomentuotų šitą iššūkį socialinių tinklų kaip alternatyvos žiniasklaidai pirmiausiai oficialiesiems asmenims. Kaip pats informacijos diskurso šeimininkų tampa, pats žiniasklaida tampa ir pats propaguoja savo tiesą ir renka sekėjus, ką galima tam prieš pastatyti, kas turite idėjų? Na, pirmiausia, apie pavardės, kurios nuskambėjo čia. Paleckis, Šimonėlienė, taip toliau. Ir aš tame skamba liktai lūkestis, kad tarkim tie žmonės mūsų visuomenėje neturi visų teisių. Tai yra liktais jie negalėtų parašyti policijai pareiškimo, toks pareiškimas galėtų būti netiriamas ir taip toliau. Mano požiūriu, tai yra labai pavojingos mintys. Kodėl? Neinterpretuokit, prašau. Aš taip nesakiau. Gal pasakysiu iki galo savo mintį, kaip aš noriu pabaigti tą mintį. Jeigu mes esam demokratija, esam valstybė, kuri gerbia teisės viršenybę, tai tenka susitaikyti visiems, tame tarp ir žurnalistams, ir man taip yra tekę, kad procedūros yra svarbus dalykas. Jos turi būti atliktos. Jeigu mes a priori norim tam tikrus žmonės pastatyti tam tikrą vietą, kurie negalėtų naudotis, pabrėžiu, kartais nedemokratiškai, kartais nesąžiningai, kartais piktavališkai, instrumentais, kurie yra teisinėje valstybėje, mano požiūriu, tai gali sukurti dar pavojingesnius dalykus, nes tie žmonės pradės dar labiau formuotis į atskiras grupės, kurt tam tikrus judėjimus, pabrėž, kad jie yra už tam tikros ribos, jų nepripažįsta, jų nuomonės nepasako, su jais nebendrauja, juos dirbtinai iš anksto a priori stengiasi pasmerkti. Demokratijoje tai yra pavojingi dalykai. Atkreipkite dėmesį į sprendimą Prancūzijoje labai svarbu prieš Le Pen. Nustatytas faktas, teismas pirmos instancijos, Le Pen formaliai vogė pinigus. Iš Europos parlamento investavo į savo biurą. Nuteista, taikant labai griežtą baudžiamąjį poveikio priemonę, negali kandidatuoti. Prancūzijoje vyksta didžiuliai debatai. Ar tikrai tai geras sprendimas? Todėl, kad berods tas efektas vadinasi Barbarų Streisand efektu. Jeigu tam tikras grupės visuomenės automatiškai stigmatizuoji politiniam procese, kurios mes visi esam dalyviai, tie žmonės turi daugiau šansų keltis. Demokratiniai, liberalioj visuomeniai tenka pripažinti visiems, kad tam tikras konfliktų skaičius visados bus. Visados bus žmonių, kurie kažko nesupranta, kažko klysta, piktavalių žmonių ir taip toliau, bet mokėjimas su jais apsieiti, tame tarpe ir tradiciniai žiniasklaidai, pastebėjimas juos, dalykiška kritika jų, nebandymas jų stigmatizuoti, manyčiau, kad čia yra raktas, kaip galima iš tikrųjų išvengti pavojingesnių dalykų, kurie gali ateiti, kurie ateina ir Europoje, mes tos dalykus matom. Todėl aš nesiūlyčiau a priori nuspręsti
dėl tam tikrų marginalių visuomenės grupių, iš jų atimant tam tikras teises ir bijant tų procedūrų. Procedūros, jos yra. Policija, prokuroras turi patikrinti tam tikrus faktus, pasižiūrėti tos dalykus. Mes suprantam, kad tie žmonės dažniausiai yra neteisūs. Ta prasme, ir tie dalykai pasibaigia tam tikros stadijoje. Bet atimimas tos procedūros iš jų, mano požiūriu, jiems duoda papildomų šansų iškelti savo idėjas ir jas pastatyti, jas nukreipiant prieš visą visuomenę. To aš siūlyčiau nedaryti. Dėl socialinių tinklų, pabaigsiu vieną mintį. Čia ta problema turi visi. Jeigu tik tai tradicinė žiniasklaida nepavyksta apsieiti tinkamai su politikais, su žmonėmis, be abejo, kad technologiškai šiandien gali pasitraukti tos grupės į kitas vietas. Tai čia yra iššūkis ne tik tais, reiškia, tiem žmonėms, bet iššūkis yra ir tai tradicinė žiniasklaida yra. Tai tokios privilegijos pasaulyje technologijų mes nebeturime. Todėl, o tai, kad žeminimas žurnalistų, jų menkinimas, niekinimas yra universalus dalykas, kuris būdingas tiek režimams, tiek demokratijoms, yra pavyzdys puikiausia šiandien kasdien Donaldas Trumpas. Mes negalim įsivaizduoti, kad šalyje, kurioje konstitucijoje yra pirmoji gimusi žodžio laisvės sąvoka, valstybės vadovas gali būti toksai, kuris žemina ištisus informacijos kanalus tradicinius. Ir tai yra faktas. Tai reiškia, tai yra universalus reiškinys, kuris pas mus bus. Ir su tuo reikės išmokti gyventi ir kovoti. Negana to, kad žemina, man atrodo, net ir paskelbęs net Amerikos žmonių priešais žiniasklaidą tradicinę. Tai dar pabaigsiu mintį. Aukščiausias teismas užkirsto kelią Baltųjų rūmų šeimininkui nuspręsti, kas gali patekti, kas negali patekti į konferenciją spaudos. Tai matot, teismų sistema funkcionuoja, jinai vyksta, nepaisant to, kad kabinete ir atsidūrė žmogus, kuris turi labai menką supratimą apie ketvirtąją valdžią, jos funkcijas. Indrė, labai trumpa replika. Labai trumpai. Aš visiškai pritariu ponui Šindeikui, kad negalima atimti teisės ir čia visiškai ne apie tai kalba buvo, nes visi turi teisę skųsti ir žurnalistai lygiai taip pat, prieš juos gali būti pradėti ikiteisminiai tyrimai, bet aš kalbu apie pareigūnų kompetenciją analizuojant šitus reikalus, dėl to, kad iš tų visų atvejų, su kuriais esam susidūrę ir mes, ir mūsų kolegos, matyti, kad ne visada policijos pareigūnai, tyrėjai iš tikrųjų turi kompetencijos suprasti, kaip veikia žiniasklaida. Tai, pavyzdžiui, paskutinėjame tuo atveju mes gaunam tokių keistų klausimų iš policijos tyrėjos, kur mes neturim atsakymų, kaip atsakyti, pavyzdžiui, suteikti IP adresus, kur buvo sukelta medžiaga. Ta prasme, kad mes net nesuprantam, ko prašo. Taip tariant, kad neužtenka policijos kompetencijos kartais žemiausiame lygyje pradėti šitus ikiteisminius tyrimus. Ir aš kalbu, kad institucijos yra užkraunamos bereikalingų darbų vietoj to, kad kažkaip centralizuoti tą darbą kitose rankose. Tai čia tik tai tiek. Dėl socialinių tinklų, Ernestai, vis dėlto, kokį pavojų jūs matote žiniasklaidai jie kelia? Aš pradėsiu nuo to, kad visiškai palaikydamas kolegos, kurie užsiima sudėtingą tyriamąją žurnalistiką ir paprastas žurnalistas dėl tam tikrų priežasčių gali būti persekiojamas, nes jeigu jis netam paglosto, kadangi tenka taip pat darbuotis kartais etikos komisijai žurnalistų, mes matome skundus, tą ką minėjo Dainius, dėl regioninės žiniasklaidos apie tai, kaip politikai manipuliuoja ir tą daro. Aš labai noriu palaikyti Indrę, kalbant apie suvokimą. Mes turim visus galiojančius įstatymus, aš visiškai pritariu ponui Šindeikiui, ką jis kalba ir tikrai remiuosiu teisės viršinybę, tačiau teisės implementacija yra didžiulė problema žiniasklaidos akimis. Kadangi kolegos, kurie gali priimti sprendimus, jų kvalifikacija yra nepakankama, ar įstatymas kalba. Ką turiu omeny? Neapykantos kalba ir čia ateisime būtent į Facebooką ir kažkur kitur. Nes neapykantos kalba ir jos lygmuo, kuris dabar yra kažkur nebevaldomos, nuo žodžio visai. Aš keletą pavyzdžių iš tautinių bendrijų reikalų priminsiu. Tai Algio Ramanausko pasisakymas, kuris buvo viešai aptariamas ir paskui neįvyko ten teismo ir rašė skundo dėl pasisakymo apie tautybę. Istorija dėl Klaipėdos komiko. Ačiū labai Delfi portalui, kuris pirmas padarė interviu lietuvių kalbą apie tai, kas ten iš tikrųjų nutiko, nes trūksta žmonėms, piliečiams. Jeigu žiniasklaida apie juos nerašo lietuvišką, jie jaučiasi
jaučiasi atstumti. Ir jie iš karto įgauna pagreitį veikti tai, kaip jie nori. Aš nekomentuosiu, kokiu komentaru radio ar telegram kanale prie žinių turi. Tai, kad mes esame parsidavėliai valstybei, čia jau senai ir taip aišku, patvarių žiniasklaidai. Bet grįžtant apie pavojus ir tą neapykantą, jos labai daug. Visų pirma, mes dabar stigmatizuojam vieną iš kalbų mūsų gyvenančių tautų Lietuvoje. Taip gavosi, mes ją stigmatizuojam. Dvikalbystę nepriemam kaip normą. Tai reiškia, mes turim savo įsivaizdavimą apie dvikalbystę. Ir tai iš karto suponuoja kažkokį nepasitikėjimą, iš karto iš jo padaro. Dabar grupė žmonių, kurios yra uždaruose rusakalbių, tarkime, grupėse, kaip aš sakysiu, jų radikalizacijos procentas, klausimas yra to, kiek realiai ten yra žmonių, mes nežinom. Bet mes žinome, kad yra puikių patriotų, kurie visą tai traukia į šviesą. Ir čia irgi nutinka tas tylos efektas, kad su reikalu ar be reikalo mes kartais nutylime ir nematome, kas aplink mus vyksta. Kalbant apie žmonių radikalizavimą, aš turbūt manyčiau taip. Ekonominis dalykas visada liks svertų. Etikiečių prikliavimas, labai palaikau nuomonę apie tai, kad jų negirdint mes nežinome, kaip su jais sąveikauti. Dėl to, bet leisti jiems viską kalbėti ir kad jie liktų nebaudžiami irgi būtų visiškai neteisinga. Nes šiandien, kai žmonės yra bauginti, baimė yra didžiausia problema, kada žmogus bijo karo, bijo tai, kad nutiks diena X čia, prie mano kiemo. Jisai elgiasi, visą laiką, kai išgirsta, ką nori išgirsti, jis eina paskui. Čia pavyzdys turbūt bus, aš visiškai už laisvę nuomonę išreiškimo, bet kai buvo šaukiamas Vilniuje mitingas sekmadienį, jis ėjo su viena tema, per tą laiką pasikeitė jau politikų sprendimą, mes vis dar dalyvaujame ir dar nespėja atsinaujinti tą poziciją. Na tai sako apie tai, kaip mums pasiektų žmonės, kad jie greičiau suvoktų. Tai tik tai dėl neapykantos kalbos pratęsiu mintį, aš manau, kad ir dar kartą pabrėšiu, instrumentai tikrai yra. Bet ką ir sako Indrė, kodėl mes turime eiti tais klupčiuko keliais ir negalim gauti tos pagalbos dėl savo atliekamo darbo iš karto, o turime laukti procedūrų, kurios tęsis mėnesių, žurnalistai bus tąsomi, kai yra akivaizdu, kad galima pradėti nors tyrimą ir nors tada pasinaudoti teisę, bet daugumoje atveju tyrimai nėra pradedami. Ne dėl neapykantos, ne dėl persekiojimo, ne dėl neteisingos informacijos skleidimo, jie tiesiog neprieinama prie to. Ir tai aš matau didžiulį iššūkį, kurį galima būtų patobulinti. Slavai. Ačiū labai, gal aš grįšiu prie Dainiaus temos apie socialinius tinklus, kodėl jie tokie tapo populiarūs ir kodėl politikai ignoruoja medijas ir yra pasirinkę socialinius tinklus. Tai čia gal yra kelios priežastys. Tai aišku, viena priežastis yra todėl, kad labai yra be galo tempas, kuris, labai smarkus tempas, kuris neleidžia žurnalistams atlikti savo darbo kokybiškai, tai yra reikalaujama labai daug iš žurnalistų paruošti medžiagos, kadangi mes suprantam, kad laikas, greitis yra viskas šiuometiniai šiais laikais jo. Bet tai viena iš priežasčių ir buvo, kad žurnalistai pradėjo vien kreiptis ir naudoti būtent socialinių tinklų medžiagą. Kadangi tos medžiagos yra daug, jos reikia paruošti daug, tai vienas iš greičiausių būdų tai yra eiti į politiko būtent paskyrą ir parašyti tai, ką jis galvoja. Tai politikai ir mato, kad tai veikia. Tai aš manau, kad viena iš to priežasčių yra, kad žiniasklaida turi būtent kovoti už savo tą finansinį išlikimą. Tai yra labai intensyviai sekti tai, kas vyksta. Ir manau, kad būtent mūsų kaip fondo ir tas finansavimas būtent padės šiek tiek žurnalistams ir redakcijoms pradėti vertinti dalykus šiek tiek kitaip ir vėl grįžti prie to tradicinio žurnalizmo, kuris manau, yra labai labai svarbus. Ačiū. Ar tas tradicinis Vaidotai žurnalizmas netaps Egipto mumija, kuris subirės nuo sąlyčio su deguonimi vieną dieną su ta realybė, kurioje mes atsidursim? Nežinau ateities, bet man atrodo, tos tendencijos čia kolegos nenori labai užimti laiko, labai teisingai vardino. Aišku, kad tradicinės žiniasklaidos
vaidmuo yra sumenkęs dėl socialinių tinklų plėtros. Tas yra faktas. Dalis politikų nejaučia poreikio būti atskaitingiems per žiniasklaidą, jiems užtenka burti gerbėjų rate socialiniuose tinkluose. Taip veikia algoritmai, tas yra faktas. Turtingiausias ir įtakingiausias pasaulio žmogus tas tendencijas skatina. Tai kol kas fragmentacija auga. Aš sutinku, kad pradžioje, kai tik išpopuliarėjo Twitter'į, ar ne visi džiaugiamės, štai arabų pavasarį padėjo Twitter'į sukviesti, tai yra pralaužė tą blokadą diktatūrų, bet labai greitai tuos įrankius ir tuos algoritmus išmoko naudoti tos pačios diktatūros ir galioje esantys žmonės. Kai bus, nežinau, kol kas, man atrodo, fragmentacija yra auganti. Aišku, kad mes irgi turim kaip žurnalistai ne tik badyti pirštais, bet pasižiūrėti ir veidrodį, prisimti ir savo atsakomybę. Turbūt labiau bandyti aiškinti savo darbą, kuogi mes skiriamės nuo tų kitų informacijos ar nuomonių skelbėjų, apie tai, kokie yra redakcijos privalumai, tas vadinama vadovavimo grandinė, aiškinti daugiau savo darbo užkulisius, grįžti prie žurnalistikos vertybių, nes galima čia visi bendraminčiai susėsti, paverkti, kokia aplinka bloga, bet manau turime atvirai pasižiūrėti, ar mes irgi nenubėgom paskui tą tendenciją vardant trumpalaikės naudos ir ar patys nesiauginame monstrų aplinko. Jo labiau, čia didesnis žvilgsnis į ateitį, tai dar apie dirbtinį intelektą nieko nekalbėjom, kas su juo bus, kaip jis paveiks žiniasklaidą, tai čia dar 3 valandas galėtumėm be pertraukos pašnekėti. Temų yra daug. Sykį Markas Tvenas, žinomas rašytojas, pajokavo, kad tuometinė žiniasklaida yra maždaug tokia, kad jeigu šuo įkando žmogui, tai niekam neįdomu, bet jeigu žmogus šuniui, tai visi laikraščiai parašys. Kartais man atrodo, kad Lietuvoje yra tokių irgi ne tik Lietuvoje, turbūt visam pasaulyje dalykų, kur mes į tą sensacingumą labai gražiai jį apibūdino Ralfas Dobelį, šveicaro eseistas, kuris žiniasklaidą irgi apmasto. Jis sako, šiuolaikinė žiniasklaida mūsų protams yra kaip cukrus kūnams, ji žudo mus lėtai, nes ji orientuota į paniką, apatiją, tokį nepasitikėjimą, grėsmių su paranoizacija visuomenės. Ir tai yra irgi tendencija, kurią turbūt įdomu apmastyti, bičiuliai, jeigu turit klausimų iš to, kas čia buvo pasakyta apie laisvę, apie saugumą, apie kitas žiniasklaidos vertybės ir iššūkius, drąsiai pakelkit ranką, savo patirtim pasidalinkit ir savo kokiu aštriu kampu, aštriu klausimu šitoj diskusijoj. Mes jau tuoj vyniosim meškerės, bet tai, bičiuliai, tik tai mikrofoną, jeigu galit kažkas taip paskolinti, prisistatykit ir važiuojam. Romualdas, ne žurnalistas. Aš norėjau, kad jūsų paklausti organizatorių, ar bus šito forumo pasiekoj priimtas koks nors dokumentas į kažką tai kreipimasis, siūlymų kokių nors ar idėjų pristatymas. Tai viena. Antra, jeigu tai įvyks, tai labai norėčiau jūsų aptarimo tokios situacijos. Jeigu žurnalistas, kolega jūsų, rado kažkur blogį, jį nori demaskuoti, nori jį išaiškinti, paviešinti, bet medija, kurioje jis dirba, yra sudaręs sutartį. Arba greitai buvo su ją sudaryta sutartis su valstybės institucija, kokia būtų ar nacionalinio, ar regioninio lygmens. Bet ir medijos savininkas, ar redaktorius, ar direktorius, jam uždraudžia rašyti šitą temą, pristatyti visuomeniai apie pirmų tų, leiskim, 3 valdžių, kažkokią srity esančias kokias tai negerovės ar kažkokias blogybės. Ir klausimas lieka nepristatytas, problema neiškelta, žmonės nežino, žurnalistas, kuris tą problemą rado, nustoja būti 4 valdžia, nustoja būti tuo instrumentu, kuris rašytų apie pirmas 3 valdžias tol, kol jos pasitaisytų. O valstybėje, demokratijos požiūrio reiškia, mes turime stabdį, o šitą valstybės institucijos netgi išleidžia viešus dar ir finansus. Jeigu jūs, nagrinėdami šitą problemą,
išvelgtumėt ir siūlymą kažkokį, kad ir pavyzdžiui. Gerai, Taupant pinigus galima uždrausti šitų viešųjų finansų turėtojams sudaryti sutartis. Galų gale yra rėmimas per spaudos rėmimą. Bičiuli, geras labai klausimas. Dėkui už jį. Tai labai trumpai, gal organizatorių, aš nežinau, Dainiau, ar bus čia kažkas panašaus į rezoliuciją, trumpai galite atsakyti klausytojai. Jo, tai kolegos, rezoliucijų ir dokumentų dėl žiniasklaidos laisvių ir apsaugos dalykų yra tikrai labai daug. Mes šito renginio išvakarėse pamatėm, kiek daug dokumentų priėmė yra ir rekomendacijų nuo UNESCO, ESBO ir kitų organizacijų. Bet šiandieną, kadangi tai yra įrašas lietuvių ir anglų kalbomis, mes bandome išgirsti mintis ir pasiūlymus, kaip galima būtų akumuliuoti geriausias, problematiškiausias, taip sakant, dalis, kad galima būtų surinkti ir pirmiausia pateikti tom organizacijom, kurios dirba su įgyvendinimu. Ir šiuo atveju mes pirmiausia Lietuvos valdžios institucijom norėsim pateikti, bet aišku, norisi akumuliuoti vienoje vietoje. Tai bus tikrai. Ačiū. Ir bičiuliai, kas galėtų pakomentuoti tą dalį, nes kartais mes irgi sako, mes laisvi, mes ką norim tą kritikuojam, bet yra tam tikras koridorius, matyt, laisvės, kuriame visi tam tikrą prasme gyvenam. Jeigu aš klystu, pataisykit, bet taip jau liaudyje priimta galvot, kad žiniasklaida nekritikuoja savo akcininkų. Ir ką bičiulis sako, tų, kurie pinigus atneša, būtų tai viešas sektorius, ten komercinė kažkokia struktūra, ar jis kritikuoja tuos, kurie jį maitina, klausia klausytojas. Kas galėtų šitą nelengva rebusą, prašau. Kadangi buvo paminėtas fondas, tai gal norėtųsi taip pat ir pasidžiaugti ir paprasčiausiai pasakyti vieną labai svarbų dalyką, kad mes, pavyzdžiui, neremiam tokių projektų, kurie turi sąsajas su politikais. Tai kitas yra labai svarbus dalykas, kad būtent fondas jis yra sudarytas taip, kad politikų įtaka būtų beveik neįmanoma. Turime labai stiprią tarybą, kuri būtent ir nubrėžė gairės fondo, į kurią pusę fondas pasisuks. Tai norėčiau dar kartą pasakyti, kad būtent yra kai kurie tie finansiniai instrumentai, už kuriuos reikia atidirbti tai ta prasme, kad tas turinys turi būti kokybiškas pagal pačius aukščiausius žurnalistikos būtent standartus. Tai čia yra būtent mūsų fondo. Redaktoriai, žurnalistai, ar yra kažkokios ribos, ko jūs savo neleidžiate kritikuoti? Ir kodėl? Aš atsakysiu dviem pavyzdžiais į jūsų klausimą. Paskutinis labai konkretus pavyzdys. Maždaug prieš metus kolegos žurnalistinio tyrimo skyriuje pradėjo žurnalistinį tyrimą apie finansinių technologijų įmonę Bankera. Lapkričio mėnesį šitą įmonę sužinojo, kad mes jie domimės, nes lapkritį uždavėm klausimus. Tai nuo lapkričio iki balandžio jie sugalvojo tokią taktiką, gauna klausimą ir ta tema užperka reklamą. Pas mus, portale 15 min ir kitose portaluose. Kodėl ta reklama atsirado? Todėl, kad mūsų reklamos skyrius nežino, apie ką rašo žurnalistai. Tai tas, aišku, žurnalistinis tyrimas atsirado ir paskui mes tą jų taktiką vieną vertus užpirkinėti reklamas vietoj atsakymo pateikimo, o antrą vertus, aš mačiau, čia Mindaugas Kukaitis vienu metu, nepatiko, kad minėjau daug advokatus, bet tuo pat metu buvo, minėjau, bent 5 advokatų kontorų skundai ir mano nuomonė piknaudžiaujant teisę, nes tik tai pasibaigdavo vienas terminas, mes duodam labai ilgus terminus atsakyti. Pasibaigė vienas terminas, kita kontora atsiunčia, aš girdėjau ir apie Maniškį rašo, duokit dar mėnesį. Tas terminas pasibaigė, trečia kontora apie Maniškį girdėjau rašo, irgi duokit dar mėnesį. Visiškai pritariu žodin, ką sakė ponas Šindeikis, procedūrinis teisingumas yra labai svarbus. Bet jį reikia atskirti nuo piknaudžiavimo teisę, o būna visko. Tai gavę daug reklamų mes tą žurnalistinį tyrimą vis tiek paskelbėme ir visą tai viešiname, kas tuo metu vyko. Kaip dabar užkirsti kelią, pas mus redakcijų yra labai paprastai. Žurnalistai paprasčiausiai nežino
reklamos užsakovų. Jeigu kalbant apie viešąjį sektorių, tai mes turbūt ir per fondą gaunam, gal ir tiesiogiai iš kai kurių institucijų, bet jeigu ten viena savivaldybė ar ministerija kažkokiu būdu moka pinigus įmoniai, kaip žiniasklaidos priemoniai, redakcijų žurnalistai to paprasčiausiai nežino, kad nei sąmoningai, nei pasąmoningai jiems nebūtų daroma įtaka. Tai mūsų tokios istorijos. Indre, aš dar pasunkinčiau klausimą. Viena vertus, ar pačiai teko susidurti su tuo, kad, gal viešam transliuotojui nėra tos problemos, bet kažkas tai, pasako, kad gal apie kažką nerašyk, žinai, čia svarbus mūsų donoras, svarbus rėmėjas. Ar yra tokių istorijų buvę ir kaip reaguodavai? Man dažniau sako, o jūs tikrai apie tai galite daryti, jums niekas neuždraus. Tikrai nėra tokių žmonių, kurie galėtų uždrausti. Čia tie, kurie duoda informacijos kažkokios. Apskritai, pavyzdžiui, jie netiki, kad jūs ją ištransliuosite. Tai čia šitas klausimas labai dažnai užduodamas. Bet aš truputėlį bendriau pažiūrėčiau. Iš tikrųjų, labai gerai Vaidotas pradėjo, kad viską daro žmonės. Apskritai, visur, kur yra žmonės, ir jeigu mes kalbam apie žurnalistų darbą, tai yra taip pat žmonės. Ir nuo žurnalisto principo priklauso, ar jisai darys, kaip mes vadinam, zakazuchą, užsakymą, ar jis nedarys. Kaip? Angliškai, taip. Bendrinė kalba. Nes taip, tokio lygio tai yra produktas. Tai ta kalba tinka. Ir šitas terminas tinka. Tai tik tai nuo žmonių priklauso. Aš žinau, kad Vaidotas niekada gyvenime to nedarys. Mano kolegos tyrimų skyriuje 15 minučių niekada to gyvenime nedarys. Mano kolegos LRT tyrimų skyriuje niekada gyvenime to nedarys. Ir aš žinau daug Lietuvoje žurnalistų, puikių žurnalistų, kurie vieną vienintelę valiutą turi, tai yra savo reputaciją. Žurnalistas, kuris neturi reputacijos, jis gali uždaryti šitas duris ir baigti vadinti save žurnalistu. Tai negali, matai, kad taip yra, tau liepia, tai turėk orumo ir tiesiog arba pasakyti, arba išeiti, nežinau, vairuoti Boltą yra turbūt garbingiau ir oriau, negu kad daryti užsakymą kažkokį. Tai. O kad yra visko, tai aš turbūt galėčiau net ir ranką duoti nukirsti, ypatingai mažesnėse žiniasklaidos priemonėse. Tikrai, matyt, to yra ir mes apie tai nekalbėtumėm, jeigu to nebūtų. Bet, sakau, viskas yra apie žmonės ir tą žurnalistų stiprią bendruomenę. Ar mes atsispiriam tam, ar ne? Jeigu galima labai trumpai, tai yra ir labai gera naujiena. Tai ta naujiena jau šiek tiek laiko vystosi. Tai būtent fondas remia tyrimą žiniasklaidą. Fondas remia taip pat ir stipendijas. Tai kadangi aš suprantu, kad daug žurnalistikos būtent žmonių žiūrės tą laidą ir žiūri, ir čia taip pat yra, tai kreipkitės ir bandykim tą tyriamąją žiniasklaidą dar pakelti į kitokį lygį. Yra finansų, tik kreipkitės ir dirbkim kartu, nes tai yra labai labai svarbu. Vytautas Kvietkauskas, prašau, Vytautui mikrofoną, žurnalistas ilgametis. Aš gal galiu ir jūsų paklausti, Vytautai? Žinau, taip, dėkoju, Aurimai. Jūs esat, kaip mano senelis sakydavo, šitas žmogus šio to matęs, tai matęs esat ir tą tarybinę žurnalistiką gana iš arti ir paskui jau tą nepriklausomą žurnalistiką. Kartais pabendravus su vyresnės kartos žurnalistais, jie sako, sakau, kaip ten buvo. Jie sako labai paprastai, mes buvom ideologinio fronto kariai, tai sovietiniais laikais ir visi ten cenzūros mechanizmai, kiti veikia. Tačiau šiandien dalis mūsų bendrapiliečių, su kuriais aš susiduriu, labai panašiai masto, kad žurnalistika yra tokia propagandos rūšis arba ideologinio karo rūšis, kuomet tu kovoji, kariauji, pastatai savo kažkokią galvojimo būdą, nori visuomeniai įkalti galvą. Šitą nuomonę turi bent kruopelytę tiesos, kaip jūs ją vertinat? Gal nebūtinai reikėtų vadinti karu arba ideologiniu ar kuo nors, bet kad žurnalistika turi įtaką ir tada ir dabar neabejotinai. Jūs pats minėjote apie Rusiją, tiesa? Algimantas minėjo apie Rusiją, kurią tokia, kokia yra šiandien, pavertė žurnalistiką. Arba... Na gerai,
Bet daug tos ideologizacijos šiandien žiniasklaidoje jūsų nuomonė? Manau, kad ne. Bent jau Lietuvoje. Nors kaip tik tą temą ir turiu klausimą. Labai įdomi diskusija, tačiau noriu pasiteirauti dėl vieno, dėl turinio audito LRT, nacionalinėme transliuotojoje. Taip, kolegė Indrė Makaraitytė, kaip suprantu, vertina pačią idėją kaip iššūkį spaudos laisvei, neigiamai vertina. Tuo metu Algimantas Švindeikis čia kalbėjo apie tai, kad toks auditas gal ir turi prasmę ir nėra visiškai smerktinas dalykas, turint galvoj, kad turėtų būti tam tikros sąlygos. Na, jūs paminėjote, Algimantai, apie tai, kad turėtų būti nustatytos taisyklės, procedūra, kurioms pritartų ir patys žurnalistai. Tai kadangi abu jūs labai gerbiu kaip profesionalus, tiesiog norėčiau paklausti galbūt svečio Piero Tagardo, kaip jūs vertintumėt tą diskusinį klausimą. Tokį nervą šiokį tokį diskusinį. Ačiū Vytautui. Did you catch a question? It's okay? Yeah, yeah, it's working. Well, no, I think I can generally speak about that because Aš tik bendrais bruožais galėčiau bandyti atsakyti, nes I haven't been involved in the discussion here in Lithuania, so I'd like also my colleague to žinau comment if she visų wants, because she's detalių, more concerned than me, but I think suprantu, on kad the jums general kelia level, I tai would say I don't nerimą, think bendrai LRT is kalbant. afraid of any audit. Aš manau, kad LRT tikrai nebijo, bet jokio audito ir man atrodo, kad bet kokios informacijos, kokios užprašytų ten parlamentas, galėtų ją pateikti. Kaip jau sakėt, ir man atrodo teisingai pasakėt, kad sąlygos turėtų būti nustatytos tam auditui. Sąžiningos, skaidrumo reikia, nešališkumo ir taip toliau. Nerima kas kelia? Na, koks tikslas būtent tokio audito? Kokia paskirtis? Jeigu tai yra bandymas kažkokį pretekstą nustatyti, kad galima būtų į kitą pažvelgti, į veiklą, sakysim, nacionalinio transliuotojo, ir kad galima būtų kažkokią politinę įtaką arba redakcinę politiką pakeisti arba daryti tam įtaką, tai tada jau kelia rūpestį ir nerimą. Manau, kad pats audito toks procesas jis dar nepradėtas. Tai reikia palaukti, būkime budrus ir pasižiūrėkime, kaip viskas vyks. Bet aš manyčiau, kad, kaip sakiau savo įvadinėje, pasisakymė įvadinėme, kai kuriuose šalyse Europos tokios pastangos netiesiogiai nusitaikyti į tam tikrą žiniasklaidos, sakysim, kanalą, bet yra tokių, o subtiliau bandyti daryti įtaką, mes jau matėme tai, vyriausybės bando pakeisti. Ir taip, tai yra tokia legitimi, sakyčiau, tokia problema, kelianti nerimą. Aš taip atsakyčiau. Ir šis jūsų kontrolės institucija, kiek aš suprantu, audito institucija yra nepriklausoma institucija, taip ir turėtų nepriklausomai ir atlikti auditą. Ir ar iš tikrųjų, kokia paskirtis? Ar kad būtų informacija pateikta visai visuomeniai, kaip yra, kokios yra išvados, gal reikėtų visuomenės pažinti, nežinau, žiūrėsim. Savaime turbūt galima sakyti, kad nieko tame blogo, bet kadangi lietuviai ir ne tik lietuviai turi tokią tradicija, ypač politikoje, kad jeigu nori kažką pakeisti, tai, užsakyk auditą, reorganizaciją ir gali tada kažką tai savo valią kažkaip tai lengviau realizuoti vienu ar kitu klausimu. Tai aš tikiuosi, kad šito kvapo šitam audite nėra, bet Mindaugas Kukaitis trykšta norų trumpą repliką pasidalinti. Prašau, Mindaugai, advokatų tarybos pirmininkas. Esu persiūtas savo profesijos ir norėčiau sureaguoti į Vaidoto mintį. Iš ties, mūsų profesijos yra antiek giminingos pagal savo prigimtį,
Tai advokato profesija ir žurnalisto, tai tarsi kaip brolis ar pusbrolis, kovojam dėl žodžio laisvės ir dėl savo įsitikinimų. Bet vis tik tai, kadangi įkando man į kulną Vaidotas, tai aš norėčiau pasakyti, kad valstybė neužtikrino, bent jau Lietuvoje, pakankamai normalios, teisingos apsaugos žiniasklaidai ir žodžio laisvė. Todėl mes turime praeiti, kadangi šita dalis yra apie laisvos demokratinės valstybės žurnalistiką, mes turim praeiti tą kelią, tai yra ir pakovoti dėl savo teisių. Tai tie patys advokatai ir stoja ir į vieną pusę, ir į kitą. Kažkada tai taip Buenos Aires istorijoje metraštyje įrašyta, kad 30 metai miestas sprendžia 3 advokatų įsileidimą į miestą. Ir metraštyje įrašyta visuomenės sprendimas neįleisti advokatų. Atsakymas buvo toks, kad neįleisti dėl to, kad jau kai jie ateis, prasidės ginčai. Bet aš manau, kad čia ir yra didžioji laisvė, kad mes ateidami į demokratinės valstybės principus, mes dėl jų kovojam. Tai jeigu žiniasklaida per SLAPP ieškinius žengia ir ginasi, tai lygiai taip pat vienoje pusėje bus advokatai, kitoje pusėje bus irgi advokatai. Tapatinti advokato su klientu negalima ir aš manau, kad mes užsiauginsim tą skydą, stuburą, kuris ir leis tinkamai jums laisviau jaustis. Mes kartu su žiniasklaidos priemonėmis galim tai padaryti. Standartai be abejo yra išbandymo laikotarpis. Skandinavijos valstybėse yra netgi priimtas principas, kad jeigu jėgos struktūra nori kovoti prieš jį apšmeižusią ar apkalbėjusią asmenį, advokatūra atsisako ginti tos institucijos, nes tai yra civilinis ginčas. Baudžiamoji teisėje galioja kitas principas, privalai ginti, nesvarbu kas. Huseinas irgi turėjo savo advokatą, bet jis buvo nužudytas dėl to, kad bendruomenė nepripažino, kad jis turi turėti teisę į gynėją. Tačiau, kalbant apie civilinį ginčą, jėgos struktūros neturėtų turėti privilegijos dar kartą užpulti civiliniam priemonėm žmogų ir taip apriboti jo laisvę. Taip kad aš tik tai norėčiau pasakyti, kad augam kartu. Ačiū. Aš dar Viktorą Denisenko, jeigu leisit, trumpai noriu apklausti. Viktoras yra kultūros viceministras ir žmogus, kuris tyrinėja propagandą. Leiskit užduoti klausimą. Propagandos šie terminas jau kelis kartus skambėjo ir labai gražiai apie tą Rusijos situaciją Algimantas Šindeikis nutapė, kad sudaužė žiniasklaidos institutą ir tada antras žingsnis jau gali agresyvę savo politiką reikšti. Tačiau šiek tiek pasukant klausimą, savimarškiniai visada arčiau kūno ir man labiau rūpi, kaip atrodo mes, mūsų institutas, kiek jisai kokybiškas, kiek jisai nepersismelkia kartais, žinot, kovojant su propaganda, netampa pats propaganda, nes klasikinis turbūt propagandos viceministrė apibrėžimas yra ne tik kelintis klausimą, bet ir pasakantis, kas yra tiesa, kas melas, kas gėris, kas blogis, kas šviesa, kas tamsa ir taip toliau ir panašiai. Kaip jums atrodo vis dėlto, ar tas propagandos virusas, kiek jisai Lietuvos žiniasklaidoje yra aktualus šiandien? Ačiū Aurimai, nepavyko man antroje eilėje pasislėpti, ar ne? Klausimas yra labai aktualus ir vėlgi bandydamas jį atsakyti, aš pats savo užduodu klausimą, kaip man atsiriboti, ar iš viso reikėtų atsiriboti nuo savo skirtingų tapatybių, nes pagal pirminę tapatybę aš ilgą laiką dirbau žiniasklaidoje, po to gan ilgą laiką dirbau akademinį darbą ir dabar esu viceministras, kas man yra nauja tapatybė iš tikrųjų. Tai bandant atsakyti tą klausimą, aš kaip tik pasakyčiau, kad mes labai daug kalbame apie tam tikras baimės, kalbėdami apie žiniasklaidą, nes vieni sako, žiniasklaida miršta, žiniasklaida mirs, nes žmonės ieško informacijos socialiniuose tinkluose, buvo paminėtas dirbtinis intelektas, kuris vėlgi iš tikrųjų net sunku numanyti, kaip jis pakeis iš viso informacinėje erdvės, jie jau keičia. Ir čia yra proceso, ko gero, tik pradžia. Bet žiūrėdamas į visas tas baimės, aš
galbūt netikėtai, šiek tiek optimistiškai pasakyčiau, kad mano požiūriu ir žurnalisto vaidmuo, žiūrint į šitos sudėtingus laikus, jis vėl aktualizuojasi. Nes mes iš tikrųjų gyvename tokiame pasaulyje, kur yra labai daug informacijos. Informacijos srautai yra milžiniški ir pasimesti yra labai lengva. Ir ko naudojasi ir dezinformacija, propaganda, dezinformacijos skleidėjai, nes kažką tai mes šiandien informacinė erdvė yra labai lengva. Ir tai reiškia, kad jeigu mes gyvename informacinėme chaose, aš manau, kad mes vienaip arba kitaip jame gyvename, mums reikia tam tikro, nežinau, orientacijos taškų arba vedlių, kurie galėtų pravesti pro tą chaosą. Ir žurnalistų vaidmuo, jis, aš nesakyčiau, ko gero stiprėja, netgi faktų patikros principas, kuris visada buvo žurnalistų prievolė, tampa atskirų žanrų šiandien, mes tai matome. Bet suprantama, aš šiuo atveju kalbu apie kokybišką žurnalistiką, nes nepamirškime, kad jeigu mes kalbame apie dezinformaciją ir propagandą, toje pačioje informacinėje erdvėje mes galime atrasti ir nemažai pseudožurnalistinių priemonių. Kalbant apie tą pačią Rusijos vadinamąją žiniasklaidą, ką daktaras Algimantas Šindeikis labai taikliai, mano požiūriu, akcentavo. Labai sunku kalbėti apie žiniasklaidą Rusijoje, nes ta, kuri liko, yra tiesiog toks lašas jūroje ir dažniausiai tos redakcijos yra už Rusijos ribų, nes pačioje Rusijoje jie tiesiog neturi galimybės veikti. Tai aš kalbu vėlgi apie labai svarbų dalyką, kad kokybiška žiniasklaida yra svarbi, bet yra dar vienas iššūkis, tai yra pseudo žiniasklaida, kuri tokia bando apsimest. Tai visą tai mums tenka turėti omeny. Kaip ten sakoma, kas tavęs nenužudo, tas tavęs stiprina. Tai ta prasme aš manau, kad tose procesuose, kurias mes šiandien apmąstėme, mes kartais į petį bandom verkti, bet galima ilguoju periodu galbūt užčiuopti ir tam tikrų teigiamų tendencijų. Bičiulės ir bičiuliai, aš jau vyniodamas meškeres, nes kai kas skuba į autobusą ir važiuoja į Kijevą, tai šiek tiek pabaigai apibendrinant, yra daugybė kontekstų, kurių nepavyko dar mums čia apmąstyti ir atskleisti, bet čia jau dainiui paliekam tą visą karo situaciją ir kaip žiniasklaida turėtų joje gyventi, išgyventi, ruoštis tai X dienai, duok Dieve, kad ji neteitų, bet visą laiką pasiruošimas tave stiprina. Aš pabaigsiu vis dėlto nuo pasitikėjimo instituto, ką ir šiek tiek ministras savo sveikinimo kalboje akcentavo. Tai be galo svarbus institutas turėti aukštesnį visuomenės pasitikėjimo sistemą ir kiekviena sistema to turėtų nuoširdžiai siekti, ar tai būtų ministerija, žinių radijas, ar advokatūra, ar dar kažkas. Tai mano klausimas paprastas. Mes turim tokią realybę, kad šiandien Vilmorus, štai šiemet švieži tyrimai rodo, kad arti 30% grubiai pasitiki žiniasklaidą ir arti 30% nepasitiki žiniasklaidą. Tokį trečdalis pasitiki, trečdalis kiti sako, sunku pasakyti, turbūt renkasi, bet Vladas Gaidys man sako, kad vienintelės partijos elektoratas, kur šiek tiek aukštesnis pasitikėjimas žiniasklaida, spėkit kurios. Vienintelė partija, kurioje šiek tiek daugiau yra pasitikinčių nei nepasitikinčių žiniasklaida tarp jo elektorato. Koks, Algimantai, atrodytų, kokia čia bazė partijos? Konservatoriai. Šiek tiek aukščiau pasitikinčių nei... O visose kitose aukštesnis nepasitikėjimo žiniasklaida ratas. Bet čia apie partinius elektoratus. Bet mano klausimas, Algimantai, ir visiems kitiems labai trumpas. Ką šiandien galim padaryti, kad 30% kažkaip augtų ir po metų kitų būtų 40-50%? Ar jau vis dėlto palaidot tą, kaip Indrė sakė, tendenciją pačion, ar į viršų? Kaip pakeisti ją? Jeigu vienu sakiniu, tiesiog išmokti vieniem kitus gerbti ir paraginti politikus, pirmiausia politikus, visuomenę, gerbti nepriklausomą kokybišką žurnalistiką. Tenai slypi atsakymai į daug klausimų, ten slypi galimybės viešųjų debatų,
ten slypi galimybė gauti tikrą patikrintą informaciją, jokie socialiniai tinklai to nepakeis, niekada to nepadarys. Pagarbos tai profesijai, kuri gyvena sunkų laikotarpį, kuri turi rimtą ekonominį iššūkį ir kurie iš tikrųjų pasiaukojančiai dirba savo darbą. Jeigu bus tos pagarbos iš lyderių, iš politikų, bus visuomenė ir pasitikėjimo daugiau. Aš manyčiau, kad reikėtų visgi mums grįžti prie to, kas yra ta kita nuomonė, kad duoti ją, visgi ją išgirsti, nes didžiausias kaltinimas yra, kad vis nėra tos atsakomosios nuomonės, nes kažkaip tai taip jau nuskamba tų nepasitikinčių lūpose būtent žodžiai, kad jiem nesudėkiamas žodis, jų balsas yra negirdimas. Kaip rasti galimybę, kad jie laikytųsi taisyklių, kaip tą nuomonę irgi išsakyti ir tada jie galėtų tai padaryti, nes aš tame matau problemą. Net ir klaidingą nuomonę, tą, kuris sako... Jie gali turėti klaidingą nuomonę, bet mūsų pareiga yra tada... Aš manau, čia ir nutiko tas dalykas. Finale mes nuo to ir pradėjom. Ta nuomonė skamba kažkur, tik ne pas mus. Tai turbūt kalba yra apie tai, kaip atsirastų taisyklės, kuriuose žmonės su kita nuomonė, jų laikydamėsi tų taisyklių, gautų to savo eterio, nes dabar didžiausia problema, viskas prasideda ir baigėsi įžeidimu, įskaudinimu, nepasitikėjimu ir turbūt matėte reakcijas, kad ir viešoje erdvėje eina žurnalistai, kurie šį kartą eina, nebeapvardžiuodami žmonės susirinkusius į mitingą, bet jau yra nustatymas nuomonė, apvardžiavimai ir jie nebenori kalbėti ir patys jau daro tai, ko nereikia daryti. Tai, manau, tai padėtų. Dėkui. Ruslanai. Ačiū labai. Aš manau, kad tam, kad pasitikėjimas žiniasklaida stiprėtų ir jis grįžtų, tai labai būtų svarbu, kad, kaip ir turbūt pratęsiant ir Vaido mintį, kad pati žiniasklaida pradėtų garsiai kalbėti apie savo problemas, nes ten problemų taip pat yra. Ir manyčiau, kad tai yra labai labai svarbu. Jeigu tu nori, kad tave visuomenė gerbtų, tu taip pat turi pasakyti, kad aš mea culpa, mes taip pat kalti dėl to, kad visuomenė, būtent žiniasklaidai yra pagarba labai labai sumenkėjusi. Taip pat šviesti visuomenę apie žiniasklaidos svarbą mūsų demokratijai, kad ne kiekvienas rašantis yra žurnalistas, ne kiekvienas, kuris save skelbia, gali būti informacijos šaltiniu. Tai manau, kad tie du dalykai ir po truputį situacija turėtų gerėti po to. Ačiū. Optimistas Vaido, tai jūs? Visada. Optimistai ir pesimistai, sako, miršta vienodai, bet jie gyvena skirtingai. Pritariu Aurimai ir pritariu, ką sakė 3 kolegos, nesikartosiu, labai pratingi žodžiai. Patarimas turbūt mažiau būt Facebook'e, Dainiau. Ačiū. You asked about how to reestablish trust. Taip, jūs klausėt, kaip tą pasitikėjimą padidinti. Man atrodo, būtina pripažinti nepriklausomo profesionalaus žurnalistikos pridėtinę vertę. Tai labai svarbu demokratinės visuomenės. Taip pat kovoti su propaganda ir dezinformacija. Tam reikia 2 dalykų. Visų pirma, reikia padėti mūsų piliečiams nustatyti, kas teikia būtent tą patikimą informaciją. Antra, reikia užtikrinti tinkamą prieigą prie būtent tos informacijos. Ir mes kaip ISO standartus sukūrėme, tai yra iniciatyva, tiesiog kaip ISO standartai. Bet kokiam ekonominiam sektoriui, mes reporteriai be sienų tą sukūrėme, tai tie standartai mums leidžia nustatyti, ar tikrai mes dirbam laikydamėsi aukščiausių žurnalistikos standartų, etinių standartų. Tai ne apie turinį darbom, bet būtent tas sertifikatus mes net įteikėte. Ir tada reikia pasakyti savo auditorijai, kad aš dirbu taip, laikydamasis aukščiausių žurnalistikos standartų. Tai yra vienas būdų, kaip galima būtų nustatyti, kad tas tarptautinis standartas yra tikrai nepriklausomas
nepriklausomas informacijos atskleidimo standartas. Ir mes tikimės, kad vis daugiau šalių būtent tos standartus pradės vadovautis jais. Ir taip, socialinė, tinklai socialinė žiniasklaida, mes jau kalbėjome apie tai. Man atrodo, labai didelis iššūkis kyla būtent online žurnalistikai, nes žmonės tikisi, kad jie gaus patikimą informaciją, bet jie jos negauna. Kodėl? Dėl to, kad tokie algoritmai buvo sukurti. Tai iš tikrųjų reikia atkreipti vis didesnį dėmesį būtent į tai. Ir kol bus prioritetas skiriamas ekonominėms pajamoms ir taip toliau, ten sakysim, aš čia kalbu ir apie visas internetinės platformas, tol mes nepasieksime keliamo tikslo. Bet mums reikia, žinoma, nepriklausomumą, saugumą žurnalistų užtikrinti, tą tokį tvarumą galbūt jų darbo, tai labai svarbu. Nes ir patikimos informacijos sklaida, tai yra nepaprastai svarbu. Ir Indrė? Išsiplėtus, aš pasakysiu, kad iš tikrųjų kaip žurnalistė, tai aš manau, kad žurnalistai ką gali daryti? Tiesiog nepriekaištingai, kuo labiau nepriekaištingai dirbti savo darbą, kad nesudarytumėm prielaidų badyti pirštais ir žiūrėkit ir šitie, bet tokie patys. Tai manau, kad gyvenam labai sunkiu laiku, mes iš esmės gyvenam kare, įtampų yra be galo daug. Ir radikalėja visuomenė, matom turbūt akise, Facebookas geriausias to pavyzdys, tai tiesiog, kiek galima dirbti savo darbą. Ir aš tikrai matau prasmę, mes labai dažnai susitinkam su savo auditorijom, pačiom skirtingiausiom. Ir kuo tu daugiau kalbi apie tai, kaip žurnalistai dirba, aiškini, koks yra principas mūsų darbo, tuo yra geresnis rezultatas ir mes išeinam labiau vienas kitą supratę. Visiškai pritariu Jums, Indrė, ir visiems kitiems, kad tuos grįžtamojo ryšio kanalus tarp visuomenės ir žiniasklaidos šiek tiek turbūt parūdijusių šiandien mums reikia nuolat pravalyti ir nuolat nepamest kontakto su auditorija. Žinot, vienas žmogus paskambino į radiją, taip nuoširdžiai sako, ponas vedėjau, sako, jūs kalbat apie tą patį, sako, netrodo Jums, kad Jūs atrodot kaip nevykėlis ir negalintis susirasti normalaus darbo. Ir tai skambėjo labai nuoširdžiai, maždaug, kas iš to, kad tu čia kiekvieną dieną apie tą patį per tą patį kalbi. Ir žmogus taip mąsto, viskas tvarkoja, aš labai gerbiu jo nuomonę, bet tuomet aš prisimenu Maksą Weberį, vokiečių sociologijos tėvą, kuris įrodęs ir pasakė savo tyrimais, kad pirma problemos sprendimo sąlyga ir būtina problemos sprendimo sąlyga yra tos problemos viešas iškelimas ir įvardinimas. Ir kartais nematomai, bet tai padeda irgi gana ženkliai tas problemas spręsti. Ačiū, kad buvote atviri. Dėkui, kad keliat problemas. Ir kalbėjom apie save, gana nelengvas darbas kalbėti apie save. Ir aišku, mūsų žiūrovai ir mūsų klausytojai po 2 valandų matau, kad klausimų. Vienas klausimas turbūt pas jūs kilo visus tas pats. Ar duos kavos? Tai dabar laikas kavai, perduodu mikrofoną Dainiui, dėkodamas už jūsų skirtą laiką, už jūsų įžvalgas panelio dalyviams.